Ok, pradėsim antrą mūsų podcastą. Koks titlas dar nežinau ir dar temų dar niekas net nežino iš tikrųjų. Aš esu užsirašęs nemažai tų temų, bet dar niekam nesakiau, tai jokio researcho niekas nieko nepadarė. Donatas sneak Peek, jo padariau. Tai nežiūrėk, čia surprise attack bus. Testo klausimus noriu pasižiūrėti greitai. Ne. Viską jau Donatas žino visus atsakymus, jau Ok. moderatorius nesudirbo šitą vietą, neįslaptino informacijos. Ne. Nežinau, tai gal ar norit nuo rimtesnio, ar nuo lengvesnio kažko. Įsivažiuojam lengvai gal. Lengvai? Tai gerai. Da. Ar iš karto klausimas. Ar Lietuvai reikia nacionalinio stadiono antro? Futbolą, mes kalbame apie futbolą stadioną. Oho, čia kokia tema, čia tikrai jau užčiapiai tokią įdomią temą ir aš manau, kad dabar kaip Kaune yra, nu kas ten daugiau tam Vilniui vyks? Nu kas ten nuvažiuos daugiau, jau visi sukoncertavo. Buvo ir Jessica, ir Sel, ir Jarutis. Tai Post Malone čia buvo. Post Malone. Jo, Malone'as buvo, Timberlake'as buvo. AC/DC. Ed Sheeran. Sheeranas buvo, jo, kas ten dar buvo? Dua Lipa. Dua Lipa arena. Stadioną. Kas važiuos į tą Vilnių, man klausimas. Kitas dalykas futbolo varžybos. Nu gerai, dabar prieš Olandus, man atrodo, sold out'as jau. Jau sold out'as? Nu, kažkas ten jau pasieks rekordą, man atrodo. Rašo, kad rekordą čiups. Ir jo, šiaip dar kitas dalykas, LFF persikėlė irgi prie pat stadiono. Tai ką, tipo, jeigu atsiranda Vilniuje, ką tenai irgi, tipo, kelsis vėl toks irgi... Ir jis turėtų būti didesnis, man atrodo, negu šitas, ne? Brangesnis, tai žinau tikrai, kad bus ženkliai. Kai Šimašius dar buvo meru, man atrodo, ten planavo net kompleksą multifunkcinį padaryti nacionalinis stadionas ir ten kartu lengvosios atletikos, man atrodo, ten tie irgi maniežai, trekai ir taip toliau. Nu, bet gerai, čia sporto infrastruktūra, tai reikėtų truputį atskirti, man atrodo, nuo pačio stadiono, nes čia mes kalbam grinai apie tokį didelį statinį, kuris talpina daug žmonių, kuris galėtų pritraukti kažkokias tai daug žvaigždės, bet tai aš tai nematau čia kažkokio poreikio šiuo metu. Ir kaina bus virš 150 milijonų tikrai. Bet Vilniečiam gal tiesiog atsibosta į Kauną važinėti, jie nori pas... Jo, ir jie tiesiog gal jiem atsibodo pralaimėti 1-0, kad, nu, Kaunas turi, Vilnius ne. Tokia priešprieša ir, nu, jiems skauda kažką turbūt, kad reikia. Esu iš Kauno ir nejaučiu jokio pranašumo prieš Vilnių, kad mes čia turim tą stadioną. Nu, man čia kažkokia nesąmonė. Iš kažkokios nesąmonės mes čia padarom kažkokį... Žinai, kas yra? Čia toks jausmas yra, kad žmonės nori kažkom pasididžiuoti. Taip, ir žmonės mėgsta varžytis. Jie mėgsta varžytis, bet mes čia iš nieko, iš gryno oro mes čia kažką bandom išpūsti. Na čia dar žirnukai tokia 1-4 klasė, kur, aš turiu telefoną, tu ne. Ne, čia net telefoną negalėtum lygiai, čia tiesiog, kad turiu iPhone 11, kitas turi iPhone 10. Nu, big deal, labai didžiulis skirtumas. Nu, man čia nėra toks didžiulis, nesijaučiu kažko pranašesnis dėl šito. Bet žinai, gal Vilniečiam dar šiaip turėtų tokį, gal, nežinau, ar Vilniečiam savivaldybė, ar dar kažkam gėda būt, kad ten, nu, kiek jau tęsiasi ta nacionalinio stadiono istorija, 3 metų, daugiau. Tai labai ilgai, taigi stovėjo, ten nieko nevyko. Jo, ir nieko nevyko, pradėjo vykt, tada pradėjo pastatė pamatus, tada tie pamatai apaugo medžiais, dabar mačiau tuos medžius išpjovę, kaip ir pradėjo vėl kažką daryti ir dabar vėl kažkas pastrigo. Ir irgi gal sakyčiau iš tos vat irgi perspektyvos, kad tiesiog nieks nevyksta ir niekaip neužkuria, kad iki galo padarytų toks pradėtas ir nebaigtas darbas, tai gal dėl to irgi nesmagu ir nefaina. Bet čia, žinai, daryti tik tam, kad daryti, nu va, aš pradėjau kažką ir dabar čia nereikia, padarysiu, įrodysiu, bet vis tiek padarysiu, tai man atrodo ta situacija truputį pasikeitus, kur reikėjo gal ten prieš 20-30 metų, kaip tu sakai, dabar atsirado ta infrastruktūra Lietuvoje ir, nu nežinau, ar buvo užsipildęs pilnai vieną kartą, gal turbūt tas stadionas, jeigu... Bet kad ir būtų kiekvieną kartą užsipildęs pilnais, ar tau reikia dar antro? Nu, bet vis tiek jis nėra pastoviai naudojamas, nu gerai, ta rinkinė sužiūrė kiek kokias 8, tarkim, varžybas per metus, nu aš nežinau, plius minus, ne? Ir tada gerai būna dar koncertai, va, per visą vasarą kiek čia buvo tokių topinių koncertų, 6, tarkim, ne? Čia max. Nu, tai gerai, dabar jeigu antrą padarysim, tai ar visko padvigubins? Nu, net ir dabar buvo tų tuščių vietų, kai dar būtų kas nors galėję, tikrai gali daugiau talpintų koncertų. Na, į A lygos rungtynės, nu gerai, pas Žalgirį ten, nu, tikrai nesusirenka pilnas, tai išlaikymas irgi kainuoja.
kur daug kas sakė ir bėdavojas, kad liamo ten elektra, viskas, nu, brangiai atsieina, net nelabai norėjo ar nuomotis ten į savo namų rungtynėm. Tai bet tas ir yra, nes tu turi labiausiai žaisti ant to, kur gali pastojas pajamas gauti. Tai to pastojas pajamas turėtų būti klubai visokie, kur, nu, gali pastojai nuomoti ir kažką atneštų pinigų. Bet kad tau išnuomoti tada 6 koncertam ir 8 ten nacionalinės rinktinės varžybom, nu, ar čia dar reikia dar vieną, nu kas, pasakysi, kad turi stadioną, bet tai kokia nauda? Čia tas pats, kaip turėtum Ferrari garažą, bet jo nenaudoji. Nu, tipo, pasipuikuot, bet kom tu pasipuikuot? Turi Ferrari, bet do vietos gatvės. Ne, bet do vietos gatvės, bet tu net neišvažiuoji, o tame yra esmė, tu net neišvažiuoji. Nu jo, nes išvažiuoji ir iškart praduri padangą ir viskas. Nu, nėra kam važiuoti. Arba pakimbė ant gulinčio. Nu. Gali ir taip. Nu, bet tipo turi, kad ir tu turėtum daug turi pinigų, bet tu neturi kur jų leisti. Nu, tai... Čia, žinai, labiau gal ūkiško tokio reikėtų, aš sakyčiau, požiūrio. Pasižiūrė, ar apsimoka, ar yra čia potencialas, o čia, nu nežinau, net ir turbūt žemiškiesiam žmonėm aišku, kad nu, to potencialo labai nedaug. Ir tiesiog išmetimas, kur galbūt tuos pinigus būtų galima pavartoti, nu, geresniem kažkokiem projektam. Bet ir būtent, mums atrodo, kad jo nereikia, bet tie žmonės, kurie bus ten tie išnuomuos ar ką, ten galės pasidaryti pinigų, jiems tai jokios skirtumo, kiek kainuos stadionas. Bet jie surinks porą renginių ir jie pasidarys pinigų. Jiems tai reikia, nes jie tai tikrai nestatys iš savo pinigų to stadioną, iš ko jie bus statomi tie stadionai. Na, bet aš tai manyčiau, kaip mes ir kalbėjom, nu, mes dar neturim tiek renginių, neturim tiek rungtynių ir varžybų, kad, nu, pastoviai užsipildytume stadioną ir pastoviai būtų, nu, ta reikimybė. Dabar turim vieną, iš to vieno išspaudžiam, ką galim, nu, ir ar tikrai antram irgi tai būtų pilnai viskas. Na, būtent. Jo, čia toks irgi klausimėlis turbūt išlieka. Ir tokia konkurencija atsirastų, manau, nebūtų tada nei vienam, nei kitam gerai. Jo. Nes sakytų, tai tada gal į Vilnių, tada gal į Kauną ir tada neužtektų nei vienam, nei kitam, nes kažkas būtų vis tiek išsiskirstytų. Pradės konkuruoti, bandys atsives kažkokių tų atlikėjų ir muš kainą, tada net saviškiai visi ir Kaunas ir Vilnius, kas ten nusiminėja, muš kainas ir mažiau užsidirbs, nu tai nežinau čia. Tai va, na, nors iš kitos pusės galėtų ir bandyti išlošti. Dabar, pavyzdžiui, ką daro Vilniečiam, matėt, gal ten traukinio bilietus, tarkim, ten reisus pailgina, ten, man atrodo, vos ne akcijas paleidžia, kažką tokio, kur galima būtų suderinti su abiejais miestais, ten, vyksta ten, nežinau, Kaune, tarkim, šeštadienį, Vilniui sekmadienį, bet reikėtų irgi tada sužaisti su tvarkarašiais, laiku ir taip toliau. Įmanoma išsisuk, bet, nu, papildomų. Nesąmonė, Lietuvoje gyvena ten 2-8 milijonų ar kiek. Vieną stadioną turim ir užtenka, mes jo neišnaudojam. Čia ką, tikrai yra pinigų, kur išleidžia 100 ar 5 milijonų, ar kiek čia kainuos dar daugiau dabar. Šiaip jo, geras temos palėtimas, kur, nu, tipo, jeigu turim ekstra pinigų, tikrai nereikėtų jų išleisti. Tokioje situacijoje, kokioje dabar gyvenam, tikrai nereikėtų išleisti jų tiesiog, nu, ar mums reikia dar vieną nacionalinę stadioną. Nu gerai, bet tada ir klausimą tą padarysi. 100 milijonų, tarkim, turim dabar. Ir kur tada išleisime tą 100 milijonų vietoj to nacionalinio stadiono? Sugalvokit, bet turi jis būti geresnis, ne tai, kad šausit kažką nesąmonį ir... Kur geriau tipo negu nacionaliniam? Jo. Kur man labiau reikalingi tie pinigai būtų? Optimizuoti valstybės institucijų kažkokius tai procesus, investuoti į tą. Skaitmenizuoti gal kažkaip paefektyvint, nes dabar viskas vyksta labai lėtai. Bet aš sakyčiau, palyginus su kitom šalim, tai mes esam labai ahead su visais šitais dalykais. Sakai? Nu, tarkim, sveikatos visokios, baudos kaip ateina, nu viskas online. Bankininkystė, padarai pavedimą, gauni po minutės, po sekundės. Kitose šalyse, žinokit, kaip vyksta, žinokit, tai ne taip. Laukia parom žmonės. Ten į Italiją kokioj, ten esu bendravęs į Italiją, jeigu, pavyzdžiui, daro kokius pavedimus, tai ten gali kelias dienas laukti. Įsivaizduojat, nu, tipo tokia šalis, bet jiems atsinaujinti yra sunkiau negu kaip mums yra nuo naujo. Nu, mes nuo nulio pradėjom ir iš karto galėjome į aukštesnį lygį, o jie turi atsinaujinti ir atsinaujintas visas yra ženkliai sunkiau. Tai aš sakyčiau, ne, yra N dalykų, žinai, tai švietimo galėtum pagerinti kažkaip, gal mokytojam, nu vis tiek. Jo, užkabinai temą, kur aš būčiau pliūrinis, aš tom kokiu procentu į švietimą paušinčiau viską, nes, nu, taip, čia toks kaip ir basic pamatas, kur ateityje tikrai atsipirktų ir irgi tas pats optimizavimas, toks ilgesnės perspektyvos numatymas, manau, tikrai, nu,
daug daugiau naudos mum atneštų, negu jo toks švaistimas, nežinau, tokiem random gal dalykam. Nu, nerandom, bet jo. Bet iš esmės yra tiesos. Ne vienas dalykas nerandom šiaip. Nu jo, visi turi kažkokį pliusą. Jo, vis tiek kažkas džiaugsis, bet kuriuo tau dalyku, žinai. Kažkur paskirsi į gynybą. No, gerai, paskirsi į švietimą, kitiem gerai, paskirsi į stadioną, į sporto infrastruktūrą, kitiem gerai. Nu, bet čia aš skaityčiau, kad geriausia, kai daugeliui gerai. Ant kiek tas didelis pliusas reikia pamatuoti, žinai, nu, pavyzdžiui, yra pliusas vienas sveria 100 gramų, kitas sveria kilogramą, nu tai gal yra toks dalykas, kur noriu ir yra kur reikia. Kas sunkiau, kilogramas plunksnų ar kilogramas akmenų. Damn. Bet kaip buvo ant tokio užsišokę, žodžiu. Atsimenu, kaip darželį buvo ant to būdavo klausimai ir būdavo užsišokdavo ant šitą, bet dar darželį buvo, 5-6 metai buvo. Ir sakydavai, kad akmenų? Nu, aš gal, bet atsimenu, esu tikrai gavęs. Man atrodo, kad aš taip sakiau, arba sakiau lygų, bet paskui, o tai kaip taip gali būti, žinai, tipo, bando tai ir to tu permastai, žinai, mažas esi. Bando prigauti. Jo. Yra tikrai. Teta Aldona komentarius rašo, tikrai negali akmenys būti lengvesni, tiksliau, jo, lengvesni už plunksnas. Liama čia live feedas. Bet realiu laiku. Bet dėl to dalyko užsiminė apie gynybą ir dabar gynyboje nori įvesti 5-6%, ne? Tai 5 gal jau įvedė, aš nežinau. Nuo kitų metų, man atrodo. Tai gal jau patvirtinta? Jo, bet man atrodo, aš girdėjau ir apie 6. Dar daugiau? Nu kažkada čia, dar po metų ar kažkas tokio. Nu dabar nenoriu bet dabar yra nuo 5% dar nėra, nuo kitų metų 5% bus. Ar jūs esat už tos 5% ar ne? Labai dideli pinigai. Šiaip įdomu, kiek tas procentas yra mastu, pinigų. Ne? Nu pas mus, man atrodo, iki 8 milijardų, 5% bus iki 3. Nenoriu smeluoti, reikia gal pasižiūrėti. Fact check. Nu bet labai dideli pinigai. Ir pasauliniu arba Europos mastu aš manau, kad tie finansai, netokie dideli, kalbant apie gynybą. Nu, sakykim, gerai, ką tu ten gali įsigyti, žinai, už tos... Mūsų mastu tuo labiau, Jo, mums, kaip valstybei, tai dideli pinigai. Bet jeigu mes juos paleidžiam į europinę rinką arba ten perkam kažkokius rimtesnius, tai ten mes kalbam apie kažkokius tai tankus, naikintuvus. Aš ten, aišku, nesu per daug ten specialistas ir įsigilinęs, bet aš manau, kad nežinau, pas mus gal tie finansai neįsisavinami taip, kaip reikėtų. Tai galėtų būti geriau įsisavinami. 5% yra 3,9 milijono eurų. Milijardų. Milijardus, 3,9 milijardų eurais. Gerai, tai mes dabar turim vokiečių brigadą, kuriuos išlaikom, ane? O kiek nekainavo ten? Ne pusę milijardo ar kažkas tai? Nežinau. Ir didės kiekvienais ten metais. Jo, nes mes turim iki 6,000 ten paimti, dabar dar ten 1,000 ar kiek. Tai gerai, atvažiuoja vokiečiai, mes juos išlaikom. Nu, taip. Paskui mes turim kažkokią tai savo rezervą, techniką. Irgi, kur irgi didina vis. Didina, bet tas rezervas čia bus maža pinigų. Nu, čia, pavyzdžiui, kai kalbėjai apie tos lėktuvus, ten naikintuvus ar ką. Aš esu prieš tos 5% ir esu patriotas Lietuvos, bet aš matau, kad bet tie pinigai karo mastu, tie 4 milijardai, čia nieko nereiškia. Nu, aš ir bandžiau pasakyti, kad mums dideli pinigai. Bet kaip įrangai pirkti, tai nedideli. Ten nežinau, atsiminu, ten buvo lietuviai nusipirkę 3 sraigtasparnius ar kiek, 100 milijonų ar kažkas tokio. Bet atsiminkit visą techniką, bet tai personalą visą mūsų reikia, tada reikia atnaujinti, ten prižiūrėtą visą. Išlaikyti ją. Išlaikyti, nu taip, tai ten tie pinigai ten eina, taip, viskas o taip šoka ir ten šiaip viskas yra labai brangu, nes viską dažniausiai perkam iš amerikiečių, o amerikiečių anksčiau daug įmonių pardavinėdavo tą visą techniką, o dabar jau ten viskas supirkia 5 ar 6 įmonės yra. Tai jie ten antkainius belė kokius, ten Amerika save plešia, bet viskas gerai. Ir dabar mes ir tai ten, pavyzdžiui, paprastai ten technika gali ten, nežinau, ten atsimenu, rocket launcheris kažkoks ten yra, 5,000 ar kažkas tokio kainuoja. Ten kosminis pinigus. O jis iš tikrųjų yra ženkliai pigesnis, bet tiesiog yra monopolija padaryta, 5 ar 6 įmonės aptarnauja visą armiją Amerikos ir dar visas tas NATO, daug kas perka iš Amerikos, tai nežinau.
leist pinigus, nebent čia lietuviai kažką bandytų sukurti ir bandyti parduoti kitom šalim, jeigu mes taip galim užsidirbti pinigų, tada aš už. Nu, jo, čia reikėtų karinės pramonės, nežinau, proveržio pas mus, kažkas apsimtų, gamint, daryti, okei, pinigai neblogi. Bet gerai, mes ir sugrįžtam prie to paties dalyko, kad tas 1% nėra didelis, nu ką tu ten pradėsi statyti, pradėsi kažką gaminti ir baigsis tie finansai. Nu, jeigu valstybiniu lygiu kažką čia investuoti ir daryti, sugalvotų lietuvišką padaryti tanką, nu nežinau, tarkim, ne? Tai čia greitai pasibaigtų tie finansai. Nu, arba, žinai, sudėsi daug finansų į tą tanką ir, tai aš nežinau, daug... Jeigu nepavyks. Nu, arba nepavyks, arba, žinai, viską sudėsi į tą tanką ir aš nežinau, kiek turėsi metų turbūt ant to tanko tik dirbti, daugiau nieko net nepirksi turbūt, žinai, va to tokį principą tada. Nu jo, ir dabar su politinė tokia situacija, dabar Amerika, nu nežinau, labai su tuo Trumpu keičia savo poziciją kiekvieną, atrodo, savaitę. Tai vieną pusę, tai kitą ir dabar čia, žinai, pirkti šių tankus ir karinę techniką. Įsivaizduoju, kad mes esame užsisakę kažką ten jaučiu. Ir esam, tai va tos Black Hawkus, bet jau gal atėjo ties raiktai. Bet kitas dalykas, tai va dėl šitų, kai sakė, tai ar Suomija, ar kas ten yra ir nusipirkė ten tų naikintuvų visokių iš Amerikos, nu daug kas. Bet yra toks dalykas, kad gali, tipo, neleisti naudoti tos technikos. Nu, tu nusipirkęs iš Amerikos, bet jie gali neleisti. Kodėl, what the fuck, tai jie mano, aš nusipirkau, kaip jie gali neleisti, kažkaip užblokuoti prieigą, ten softwarą, kažką tai. Kažkas tokio, aš nežinau kaip, bet jo gali. Okay. Kažkur esu skaitęs, ar kažkas sakė net. O gerai, gali. Kokia priežastis, kodėl gali neleisti tiesiog naudotis? Nu, pavyzdžiui, gali nepatikti ten, gal kokį naudosi ten poreikį. Okay. Nu, bet čia tiesiog gali jie. Rodo savo gali, jie gali spręsti. Okay. Regioną tavo gali, pavyzdžiui, užblokuoti. Okay. Tesla, pavyzdžiui, teoriškai irgi galėtų tau išjungti, jeigu nu, tiesiog regioną užblokuoja ir visos Teslos išsijungia. Nu. Bet man atrodo, gali ir pavienės Teslos tiesiog. Tik ten viskas su kompu yra. Taip. Tai čiagi irgi buvo ta konspiracijų teorija, kad čia visi prisipirks, o paskui išjungs visiems tas Teslas. Bet kas iš to išjungimo? Nu, tipo, irgi, kaip tu sakai, parodai galę ir sukeli paniką kažkokią tam regione. O visi, pavyzdžiui, prisipirkė, žinai, elektromobilių, visus išjungia. Nieks nejuda, visiška panika, nežino, ką daryti. Jo, ir tada maldauji, įjunkit ten tos elektromobilių, dar kažką. Kad esi priklausomas nuo kažko, bet, nuo kažkieno malonės. Jo. Bet iš tų nesutikčiau, nes čia Tesla, čia automobilis, tu nueisi nusipirsi kokį kitą. Tu nesi ant tiek priklausomas, kai turėjai apsiginti su savim, žinai, su tais naikintuvais. Ne, nu tai faktas. O ta Tesla, tu ką tu, nueisi nusipirksi kitą, bet šiek tu bus bad image, žinai. O tu, kai naikintuvai, nu tai ką, ar tu nori kovoti, ar tu nori nekovoti. Nu tai čia jau yra mirties ir gyvybė, žinai, o ta Tesla tai gali ir kitą mašiną, ar su dviračiu, žinai. Nu čia, nežinau, ar labai jau palyginami tokie. Nu jo, bet tai čia... Principas panašus, bet... Ant Lietuvos būtų 3 išjungia ir viskas realiai. Naikintuvus? Nu, tarkim. Tai mes ne vieną naikintuvą neturime. Ne, nu, ką, sraigtus? Nu, sraigtas, nu. Gerai, pažiūrėsiu, kokią naikintuvo kainą. Galite pavadyti F-16, man atrodo, ten vienas rimčiausių. PEM. Milijardų? Citrinų, 50 citrinų. Man tai atrodo, ten bus kokį milijardą. Nu, davai. Patikrinam. Ar F-15 ar F-16, koks ten yra labai rimtas. Nu jo, bet čia, žinai, tas gaunasi, kad tu kaip ir dabar laikai nuo amerikiečių savo partneriais, toj pačioj esančius sąjungoj. Nu, davai, šauk. Ne, negali būt. Cheap as fuck, iš tikrųjų. Čia gal ne tas, gal čia senoviniai kokie. Nu, ten mačiau kažkas nuo 980, 19.8. Kažkas tokio. Ai, nu, gerai, pavyzdžiui, Bulgarija nusipirko 8 F-16 bloks. Nu, žodžiu, vienas kainavo jiems, kad pilnas 162 milijonus. Vienas. Tipo, kažkaip čia pilnas veikiantis. Full komplekt. Jo, čia turbūt dar ateina. M paket. Čia turbūt dar ateina kažkokia gal apmokymai, taip toliau turbūt ten. Apdaila papildoma. Jo. M-vairas. Driverį parašė irgi. Šildomos sėdynės. Pagal vyną turbinos. Ką žinau, kas ten gali būti pagal vyną. LED žibintai. Xenonai. Koks tas tave tas šalmas, čia pagal vyną, šustriausias.
Kardon įranga, garso. Kardon. Aš kaip bet tą video. Arman Kardon. Iš tikrųjų, Arman Kardon. Bet čia žinau, kada buvo nupirta. Čia buvo 2019. 2019. Dabar faktas išbrangė. Tai čia bus ne 100, šiam duot 2 PM, kai minimum. Bet ką mums tas vienas naikintuvas, ką mes su juo nuveiktume? Numuš ir ką. Nutivoje. Hipotetinis toks teiginys. 200 lemų. Oi, jau krenta mūsų metinė Skrenda mažas investicija. lėktuvėlis. Pilotas jau su parašiutu. Oi, bet parašiutas pagal vieną pančiustriausius parašiutas. Jo, išmeta bičą iš naikintuvo. Fainai. Tai va dėl to tas ir praranda prasme. Nu ką mes čia pasišakosim. Ne. Aš sakau, labiau reikėtų suvieninti visą tautą, o ne pirkti čia kažkokios gynybos, išleisti kažkur kitur pinigus, kad žmonės labiau būtų patenkti ir jie labiau patriotiškumo tas skatintų Lietuvoje. O dabar padaro ten tos N mokesčių visokių prideda, tiesiog žmonės labiau nepatenkinti. Ir šiaip daug labai žmonių pasisakančių internete būna, kur labai negatyviai apie Lietuvą atsiliepia ir iš tikrųjų net kai kiekvienas ten, kur pasisako, kad ir gali nesutikti ant kokį Žemaitaitis ar ten visokių atstovų, kur yra, iš tikrųjų jie būna ir tiesos pasako, nėra, kad vien tik ten gali nesutikti. Tai nežinau, reikėtų kažkur išleisti pinigus protingiau, labiau vienintą tą visą valstybę, patriotiškumą skiepint, o ne dabar leisti tos pinigus, ale kaip ir teisingai mes darom, čia ir pagal tą NATO visą tą, kad oi mes čia daug procentų išleidžiam, bet ar naudos turės, nes kai bus karas, aš nemanau, kad Lietuva puls ten su naikintuvais, mums kažkas mums tą NATO atakuos, manau, čia iš vidaus visas bus, žmonės pasiskaldė, į viršų išlys kažkoks ten politikas, kuris yra visai kitokių požiūrų negu mes esam vakarietiškų, jis nebus gal prorusiškų labiau, po biškį ir toks, kaip čia toks, auglys ir išauks toks ir paskui ir atsiskirs, ar ten žaliai žmogeliukai ir ateis ginti ten rusakalbių Lietuvos ar kažką tokio. Nu aš nežinau, ar čia protingai išleistus 5%, kad daug nepasitenkinimo būtų Lietuvoje. Bet mūsų NATO įpareigoja kažkiek, man atrodo, procentų skirti. 2,5. Minimalis. 2,5. Ok. 2,5 dabar 5% ir jau dabar visą pasaulį apsaugosime. Nu, supratau. Bet dėl tų rusiškų, ką paminėjai, žinai, čia politikų ir taip toliau, tai buvo ne vienose rinkimuose tie aiškiai, nu neaiškiai, bet save vaizduojantis kaip iš tos pusės, žinai. Bet jiems sunkiai sekėsi rinkimuose, ten nesurinko net minimalių ten procentų, aš kiek atsimenu. Tai dar yra ko pasidžiaugti, žinai. Bet atsimink, kad čia dabar viskas buvo labai čia po to viso karo. Tai dar visi tokie žmonės labai buvo. Dabar, kai tas karas biški nusislopino, nu vis tiek jis ten vyksta, bet jis labiau dabar mažiau kalbamas. Žmonės žino, kad ten ir ukrainiečiai pamato, kad ten mašinas tas perka iš Amerikos, teatralai važiuoja nuo Klaipėdos pusės, paskui pamato ukrainiečiais numeriais, važinėja Lietuvoje, ten prabangios mašinos, dar ten kokį per TikToką kažką pamato, su tom paramom būna, kad ten pinigai ne ten nueina, bet čia su visom paramom aišku būna. Ir po biškį toks yra, net ir šiandien važiuoju su vienu žmogeliuku ir jis sako, jis tipo jo, nu tas karas yra blogas dalykas ir jis sako, ir mes važiavom Kaunas Vilnius ir šiandien važiuojam ir žiūrim, kad Lietuvos vėliavos, žinai, kaip būna ten tokie ekranai, kai važiuoju, jo, Lietuvos vėliavos, kur šiandien per dieną, sakau, negali būti čia. Rugpjūčio 23, bet kas? Baltijos kelio mini, man atrodo, kelias dešimtmetį. Jo, mačiau daug istorijos dalinasi, jo. Tai bet labai nice. Ir pamatėm tas Lietuvos vėliavos. Simbolinį dieną podcastą darom. Nu, bet tiesiog buvo labai nice, žinai, Lietuvos vėliavos, kaip smagu, jis sako, sako, kaip smagu matyti, atsibuvo man tas jūsų ukrainiečiškos, o jis net buvo į Ukrainą vežęs tą visokią paramą. Tai jis ir prijaučia tą karą, bet vis tiek, žinai, jau, nu, žmonės erzina ir jau atsibosta, žinai, kai, nu, tiesiog tas visas jau atsibodęs.
Nu, bet toks ir tikslas, žinai, to nualint, kad Jo, visiems taip, atsibotų, taip, taip. kad nieks nebeaukotų, kad nieks nebežiūrėtų, žinai. Jo. Ir tas dėmesys, nu, kažkur kitur nukryptų, bet vis tiek, man atrodo, tai svarbu nepamiršti, žinai, kad kaip čia viskas prasidėjo ir kas yra sukėlėjai, žinai, ir, nu, aišku, pats ten į savaitę porą kartų pamatau to autostradoje, žinai, ten ukrainietiškais numeriais, ten geriausias mašinas ant tralų vežasi, žinai, iš. Tai irgi sutinki tų žmonių, kur sako, žinai, už ką aš kovoju, ten aš, nu, gal nenoriu, žinai, ten kovoti ir taip toliau ir panašiai, bet manau, kad visose valstybėse atsiras tokių žmonių ir kažkaip reikėtų gal, būtent jeigu apie tas mašinas, tai aš manau, kad čia reikėtų biški sutvarkyti tą dalyką, nes jie labai jau tuo naudojasi ir ten kiek, nu, žinau, tai ten labai jau yra didelė spraga toj vietoj, bet, nu, kol kas mes tik tai labai stipriai remiam, žinai, kas yra gerai ir kas yra svarbu toj karo, nu, vietoj, bet kai kurie dalykai truputį prasilenkia, man atrodo, su logika. Nu, bet aš nesutinku. Nu, nes Ukrainoje 40 milijonų žmonių, Lietuvoje 3 milijonai, kad ir mūsų ten turtingesni žmonės, ten ir procentaliai, bet jų pagal kiekį, žinai, gali išlikti didelis procentas. Nu, ne procentas, skaičius. Tarkim, pas mumis iš tų 3 milijonų, nežinau, 1%, tai tarkim, ten būtų, nežinau, 30 tūkstančių ir kiek čia, o pas juos ten gali būti, nežinau, iš 40 milijonų ten 0,1%, bet ten vis tiek 40 tūkstančių ar kažkas tokio išliks. Nu, tai suprantat, vis tiek... Matematika. Matematika. Pagal skaičių tiesiog. Ne, nu tai jo, bet aš apie pačią tą spragą kalbu, kodėl jie veža tas mašinas. Nu, bet jeigu tu turi pinigų, tai ką tu nenori, tai ką tu viską... Ne tame esmė, nu kodėl neveža lietuviai, pavyzdžiui, tų mašinų ir jų ten netvarko ir nepardavinėja, nes jie turi lengvatą. Kur atveža į Ukrainą, jo. Ir jie įsiveždami į Ukrainą jau laimi. Nieko, ta prasme, nieko netvarkydami jau jie gali turėti profitą kažkokį, žinai. Bet ar jų kaltė, bet jų čia tiesiog... Tai ne jų kaltė, jie naudojas, nu, tas, aš tai skaityčiau, kad tai yra spraga. Bet tai valstybė galėtų pasimti tos pinigus, nes muitą susimokė Ukrainos valstybei, bet jie nuėmė, nes vis tiek žino, kad labai daug atvažiuoja tų visokių džipų į karą, kur labai daug transporto priemonių ir jie dėl to nuėmė, aš manau, dėl to būtent, kad... Nu tai gerai, tai tu negalėtum padaryti karo, ta prasme, transportui, karo pramoniai, sakykime, kas yra skirta ir kur yra Tesla, ten, žinai, sudaužyta, ant ralo. Bet žinai, visai gali apėti kažkaip įstatymą, sakysi, va, ta Tesla yra čia eina ir kažkur į karą. Arba reikėtų gal labiau pagal sumą tada, bet ir tada, žinai, gali sumą, o džipas, kuris kainuoja $5,000, $100,000 kainuoja. Nu, nežinau, bet... Tikrai galima visur apėti. Bet tada reikėtų daugiau filtrų uždėti, kad... Taip, bet labai sunku. Ten korumpuota šalis, tai nėra taip viską. Taip, faktas. Tai nežinau. Nu jo, bet visur visokių yra, žinai. Bet tas karas vis tiek yra, nu nežinau. Kažkas naudojasi visą laiką. Jo, visą laiką kažkas naudojasi. Bet čia reikia šito nepamiršti, kad karas, kai buvo ten amerikiečiai kovoja tos Irakose visokiose, ten tos visos įmonės visokie, ten darėsi belė kiek pinigų, amerikiečių ten, kur ten maistą visokį ten davė tas, nu, amerikiečiam, tai maistą visokį, ginkluotę, techniką, ten milijardus pasidarė pinigų ir jiems buvo smagus tas karas, jiems patiko, žinai. Tai jo, bet čia tokia universali gal taisyklė, kažkada vis tiek atsiranda kažkas, kas, nu, pasinaudoja tiesiog, nežinau, sunkmečiu, kažkokia bloga situacija ir iš to tiesiog suranda būdą pasipelnyti, čia toks, nu, irgi įprastas dalykas. O kaip jūsų požiūris į tai, kad šito karo, nežinau, dabar ateitis sprendžiasi tarp dviejų žmonių ir tarp jų nėra jokio Ukrainos atstovo? Kur buvo čia susitikimas? Putinas su Trumpu? Jo, nėra Europos atstovo, nėra ukrainiečių. Po poros dienų tipo atvarė Zelenskis ir po to su Europos ten viršūnėm susitiko. Visi iš Europos buvo. Jo, bet ten prasilenkė pirmas su Putinu pašnekėjo, ten jie pašeikino rankeliam ir po to kitos darybos su Europos atstovais vyko. Nu jo, bet man tai atrodo, kad čia labai silpnai pasirodė Europą apskritai. Ar Europą, ar kad Trumpas tai padarė? Manau, kad Europą, mano nuomonė. O tai ką galėjo padaryti? Aš tai manau, kad Trumpai, nu iš viso dabar Amerika turi labai didelę galią. Jeigu Europa turėtų karinę galią, sakytų, ta prasme, mes duodam Ukrainai ginklų ir, ta prasme, važiuojam, žinai. Dabar mes esam tokie labai priklausomi,
Ir čia sprendžiam, ar daryt, nedaryt, o jau čia, ta prasme, viskas vyksta be mūsų kažkokio tai, žinai, požiūrio. Jeigu Europos susivienytų ir priimtų, sakykim, kad čia, padėkim visi Ukrainai, žinai, bendrom jėgom, tai aš manau galėtų Europą nuveikti didelių dalykų. O dabar kažkoks yra toksai trypčiajimas vietoj ir dabar, kai susitinka su Trumpas ir Putinas, sako, bus taip, Krymas taip, ten taip toliau, tokios teritorijos ir tada tik tai tą žinutę ištransliuoja, arba tu sutinki, arba nesutinki. Bet jokiose dėrybose tu realiai nedalyvauji. Tai čia, žinai, toksai ateina į tavo kiemą, čia išdaužo viską ir tada sako, čia mes taip susitarėm dabar. Tai čia nebus tau kompensacijos realiai, tu čia pusę sklypo prarasi, bet realiai taip mes susitarėm. Tai. Arba sutinki, arba nesutinki. Tai, žinai, toksai esi, kaip ir įkaitas tos situacijos. Neturi jokio, kaip sakyti, argumento. Ukrainos pusės jo, tai jie ten dabar, kaip supratau, tas raketas pasigamino ilgo nuotolio. Tai labai iki 3000 km, man atrodo. Jo, tai čia gerai. Labai girdėjau irgi Rusijoje didelės benzino kainos. Nes kai buvo ilgai ten sprogdino tas visas naftos perdirbimo, tai dabar pas juos ten jau yra. Tai tas geras dalykas, bet kažkaip trūksta man to Europos indėlio ir ypač tų didžiųjų valstybių, žinai, kur ten, kažką duosim, neduosim, vėl svarsto, vėl permasto, tai toksai yra, nežinau, truputį nusivylęs aš. Bet skaičiu, tai visas toks pasyvumas, žinai. Aš gal pridėčiau dėl to, turbūt gal irgi Europos tos viršūnės pamatė, kad šiaip Trumpas toks, nežinau, ar pastebėjot, gal narcizas yra. Iš kokio antro, trečio susitikimo, gal tas pats Putinas įkirto, kad ten vieną kitą komplimentą ten Trumpui šauna, jis ten jau ten tweetus rašo, čia labai gerą turėjom diskusiją, čia vos nesusitarėm, taikau už 3 dienų bus. Ir ten tada, čia vėl kažkas kažką netokio pasako apie jį, iš kartais ten blembo viskas, dabar dėsim mokesčius, sankcijas, ten su kiniečiais, belia kaip jau ten nebesutarė, toksai taip šokinėja dieną iš dienos nuo jo tweeto. Ir tiesiog pamatė, gal spėjau, kad, jisai toks labai visiškai neprognozuojamas ir kad jo, nežinau, požiūris nuo nuotaikos priklauso. Vieną dieną jis, pro-rusiškas, kitą dieną, mes čia nebetoleruosim to, kas dedasi. Ir, ką galima tartis ir diskutuoti su tokiu, nežinau, neskaičiau psichinį ligonį, bet, tokiu neprognozuojamu žmogeliuku, kur, viena netinkama, nežinau, diena ar mėnulio fazė ir tu net neįsivaizduoji, ką jis galvoja savo galvoje. Bet žinai, jis neprognozuojamas, bet biškai labiau toks relatable su visai žmonėmis. Kartais turi gerą dieną ir tu geros nuotaikos, kartais blogą. Ir žinai, ne tik dauguma, žinai, turi savo poziciją ir viską, žinai. Bet tą su narcizo, tą Trumpą, tai čia visi žino ir čia vos ne kiekvienas, kas ateina į White House, tai vis laik žino, biškai ten paglostyk. Ir ten jis jau kitas žmogus bus. Ir mes gal dar vienas minusas jo Europai, kad mes neturim kažkokio irgi žmogeliuko, vieno iš, tarkim, Europos atstovų, kurie, irgi perprastų ir matytų taip kaip Putinas, kad, tinkamus mygtukus paspaudžius Trumpui būtų galima pritemti į mūsų pusę, kur, neskaito žaidimo, sakyčiau, kai kurie gal. Aš sakyčiau, kad kažkiek ir yra ir būna, bet žinai, kam yra esmė, kad dabar, kai dabaigiant tą, kad Europos Sąjunga, kad nebuvo visiškai, ar ten Ukraina visiškai tas diskusijas Trumpas su Putinu. Bet gerai, Trumpas yra realiai dabar, įsivaizduojas taip, jis yra pats aukščiausias pasaulyje ir jis vos ne kaip sprendžia, sprendžia plius minus. Ir priima tos didžiausius sprendimus. Ir Putinas, aš sakyčiau, yra aukščiau negu Ukraina ir Europa, nes Putinas, Rusija resursų labai daug turi, gali kariauti visą laiką, tai tu turi vis laik stengtis kažkaip bandyti tą Putiną į savo pusę priimti, kad galėtų jis nustoti tą karą, nes kas jos, tu jam gali duoti sankcijų taip toliau, bet jie kaip gyvos, taip gyvos tą Rusiją. Bet čia irgi nepasimokymas gal iš istorijos, nėra taip 100 daugiau metų, kur, tipo jo, Rusai net neplanuoja sustoti, vis kažkiek metų vis atnaujina tai vienoje ar kitoje pusėje ir čia reikėtų gal tiesiog padėti taško vienu ar kitų momentų, kur, tiesiog ta pati tendencija kartojasi. Atominė bomba. Bet siūlo atominę bombą. Bet tas ir yra, žinai, nieks nenori rimto karo, nes man atrodo, ir visi tas yra, kad visi jaučia, ir Europos Sąjunga jaučia, ir Amerika jaučia, kad
Putinas ar ne Putinas, kad ir kas ten su juo yra, stovi už jo, jie yra rusai ir jų požiūris kitoks yra. Ir jie, kaip ir dabar, tuos žmonės praranda, jie ten nieko beveik nelaimi, bet jiems jokio skirtumo, kaip jie kovos, taip kovos, pas juos tiesiog yra viduj tas kovojimas ir kad ir kiek žmonių prarasi, ten bus jiems skaičius ir nieko tokio. Ir tiesiog kitokie žmonės, žinai, yra. Ir tu turi kažkaip bandyti, kad jie nustotų, kažkaip turi biškį nusileisti, aš nežinau, bet turi, nes kitaip tie nesustos, pas juos kitoks mentalitetas, žinai, ir jie turi resursų ir jie gali kovoti. Tai aš nežinau, tu nepagazdinsi jų, tu turi bandyti visai su jais susitart, kad ir jie neteisūs yra, bet, kaip būna, pavyzdžiui, daug durnių kelia, nebūna. Ir aš suprantu, kad labai skaudu, aš žinau, kad skaudu. Jo, bet žinai, tai veikia, ir kada tai veikia? Bet žinai, kai visą laiką. Vis leisis, toliau darysi. Joja, ant sprando joja, jau Putinas Trumpui. Užims Lietuvą, sakysiu, daug durnių kelia, tai čia nesąmonė. Aš suprantu, jo, bet žinai, bet kaip čia būna, žinai, jeigu, pavyzdžiui, kaip ten, kartais lengviausias būdas tiesiog, žinai, nusipjauti tada ranką, negu ten, kad skaudėtų ten pirštą ar kažką, žinai, tipo, jeigu ant tiek būna. Ten kažkokio panašaus, tokį. Skauda pirštą, tai nusipjauk ranką. Ne, bet kažkoks ten yra, toks, žinai, apie kažką. Aš nežinau, kaip sakyti, bet ten yra kažkoks. Bet kartais yra sunku paleisti, bet reikia padaryti. Turi kažkaip bandyti tartis, kuo geresnį dylą gauti, bet kitaip tai neišeis, nes tu jie nesustos. Pas jūs toks mentalitetas ir viskas, tokie žmonės. Jo, bet aš tai irgi gal šiek tiek nesutikčiau, nes, nežinau, mano akim tendencija tokia, kad, bandė ir turbūt ne vieną kartą bandė taip gražiai praleisti, tu ten darykis, pasiimk ten tą žemės, ir tai tęsiasi tendencingai, ir reikia, gal nesim drastiškų sprendimų, ten nenukint, nešaudyt bombom, bet, diplomatiniai sprendimais, tam tikras sankcijas, dar kažką, spausti iš ekonominės, pavyzdžiui, pusės. Bet nepadėjo tas. Nes nepakankamai turbūt agresyviai tai darė. Buvo ir apie įimų, nes vis laik kažkas apeis tas taisyklės, faktas. Bet labai sunku, nes jie tokia didžiulė šalis, jie turi daug tiek resursų, jiems nėra, kad, žinai, viską turi pirtis iš kažkur, jie patys gali, žinai, viską beveik pasidaryti. Nežinau. Bet aš manau, galima ir agresyviai. Tai arba tu nuodė normalią tą paramą Ukrainai ir kad jie ten pradeda. Žinai, dar ką norėčiau pridėti, turbūt bendro sutarimo reiktų, nes, vieni, tarkim, irgi turbūt ES sako, jo, sankcionuojam, kiti ne, ir toks gaunasi pem ant pem, ten vieni kaip ir labiau į rusų net pusę keliauja ir nėra to vieningumo dar irgi iš tos pusės. Europai tai nėra. Dėl to ir nesijaučia net tų sankcijų agresyvumo, kad, nėra vieningo ir kur kas pasidarys pinigus, ten tas yra, žinai, apeis tas sankcijas, tas įstatymus, žinai. Tai... Cash rules everything around me. Tai va, kokie čia kvautai, iš kokio čia kino bus, jau čia vėl čia bus kažkas. Čia... Blema, neatsiminsiu dabar muzikinio kūrinio. Bet aš dabar tik tai pastebėjau, kad Donatas ir praeitą kartą buvo su Rūžavo Maikė ir dabar. Milano buvo, pagarvoju. Oi, graži Maikė buvo. Bet mėgėjas Rūžavo. Nuohomo, kad Rūžavo. Bring it back, Milano, nori vėl pamatyti. Ok. Tai va. Nežinau čia, gal biškai prie kažko gražesnio einam ir tokį klausimą tada šausim. Jo, mes labai, sakom, lengvai pradėsim, bet į tokius rimtas politinės temos nusivažiavom, tai tokį tankų gilų mišką nuėjom. Pradėjom, bet jau beveik valandą. Ne, pusę valandos gerai. Okay. Tai gerai, tada kažką prieško lengvesnė klausimą, žinai, ne vien tik apie temas, bet vis ir klausimą. O challenge bus? Nežinau, kažką išgert kažką, pavyzdžiui. Gal čia, tu bandykime į bakas, tipo, iš kai nesąmonė nori? Iš podcast'ą išmėdė. Ieškam trečią naują dalyvę. Turim tušę kėdę, jeigu. Čia kažkoks nejasnas. Prisigalvoja nesąmonė. Su Meibaku matytas nesąmonė. Bad influence gavęs. Parana podcast'ą pagalvėjo, dabar jau nesąmonės kalba. Jau cancelina mane. Ne cancel. Mes neasociuojame su tokiais. Ne, tai savo. Savi šaudė į savus. Vyniojam aparatūrą. Išsiskyrimas.
Jau Delfi galės rašyti. Bliam. Anas jų neturi gal 6-7 views. Oi, Delfi. Bet žinok, Delfi tai yra tas dalykas, žinokit. Delfi ir visi tie portalai tokias nesąmonės rašo. Eik tu savo. Bet mes irgi galėtume užsisakyti straipsnį. Tą gali sakyti? A ne? Tai vokas ten dėl to nesąmonės sakyti. Kokią stavkę 10 eurų, nes tokias nesąmonės rašomas pastovi. Žinomi Lietuvos influenceriai susipyko ant euro. Reikia man susikurti dar kokį Instagramą profilį pirmą. Nu, galėtume? Galėtų. Kokia būtų antraštė mūsų? Klauto biškelį pasidaryti. Įdėtų mūsų... Bet dramos, reikia dramos. Įdėtų mūsų nuotrauką tą iš mūsų chat grupės ir įmestų, kad jo išsiskyrė trijulė, skirstosi skirtingais keliais. Ne, bet tai turi kažkokia tokia priežastis būti, tokia įdomesnė bent jau. Nu tai va, kad su tais challenge'ais. Ne, bet turi kažkokią rindą, nežinau, dėjo į dūdą ar kažką. Išjungia live eterį. Wow. Nu bet va, čia tikrai įdomu būtų žmonėm. Nu, gal būtų. Nu, okei, tai dabar klausimą, prieinam prie mano klausimą. Nu, davai. Ir dabar čia bus toks. Kur norėtumėt labiausiai atostogauti? Čia toks įdomus klausimas, bet čia biškai prieis paskui papildomų klausimų prie šitą. Gerai, tai tu tiksliai turi apibrėžti. Ne, nu, tipo, kur yra to, kaip čia, dream destination? Biudžetas, laikotarpis. Dream, nu, tipo, nu, kur norėtum ir viskas. Kaip čia klausimai, kaip pana, 10 dar klausimų. Tiesiog klausimus, kur norėtum viskas. Konkrečiai aš mėgstu. Viskas unlimited. Viskas konkrečiai. Viskas unlimited. Visiškai unlimited, ką darai? Taip gal, nu, gerai, pavydalinkim. Bet ne tiek, kad, tipo, jau ten su jachnom, ten 100 milijonų, esi, tipo, logiška. Okay, realistiškai. Realistiškai. Kaip paprastas mirtingasis. Nu, Palangoj. Kainas belia kokias girdėjau. Sakalus 8 eurų. Blet, pigiau ten nuvaryti į Ispaniją. O jeigu visiškai unlimited, tai Nidoj tada. O jeigu jau dar, tai tada su Kuršių mariose prasiplauks su jachtelė. Čia jau būtų jau max. Nu, čia jau to. O čia tiesiog pagal biudžetus, ne? Ir čia grinai užsienį buvai pagalvojęs, bet per pigų čia norėjai brangesnę vietą, ne jau tokia. Čia grinai paprastam ir tinkam telpa grinai, kur max. Jeigu truputį labiau turi susiverti diržus, tai, nu, prie ežero kažkur tada palapiniai. Bet, Svarbu geras oras. Bet jeigu, reikia kur nors nori susiveršti, tai tada, nu gerai, į Ispaniją važiuosiu. Jo, į Turkiją, all inclusive. Jo, nėr pinigų važiuoju į Turkiją, į Ispaniją. Bet jeigu belekiek, nu jau, Lietuva tai jau kurortų. Jeigu prisitaupęs, tai Basanavičiaus gatvė jau gintariukų. Gintariukų įsiperkė, kukurūzų ten tų burbulių. Ir vaflių būtinai. Šokėjai būtinai padonėtini to į Basanavičiaus. Etatinam. Bet čia nėra gražu iš to vaikino. Jam tikrai kažkas yra blogai tam šokeliu. Nu tai, bet padonėtintas. Bet pastoju matau, jeigu jis pakurtų Instagramą, užsidirbt kažką, tai reikia, nu. Bet jeigu jis TikTok ar Instagramą pasikurtų... Gal ir turi. Man atrodo ir turi. Okei. Nes aš vis kartą per Facebooką man išmeta tą žmogeliuką. Ir ten pastoju, žinai. Nu, ir visi užžinai. Ne, bet respekt. Šiaip tai respekt. Taip, rado būdą, kaip, nežinau, pasiekti publiką, kaip pritraukti žiūrovų. Jam patinka tą daryti ir viskas yra okei, žinai. Bet va, challenge'as būtų, varytume į Palangą, aš norėčiau. Ai, bet jau vasarą baigęs su tokia. Norėtum ką? Su jo, pašoksim. Pasijungsim vieną muzoną kokį. Bet aš turiu išrinkti, o neįsim. Dance battle? Ne. Oi, dance battle, davai challenge, dance battle su to žmogeliuku. Gal jo vardą, žinai, nes mišį negražu gal. Ne. Nu, šokėjas. Nu, bet visi, manau, žino. Basankės. Taip. Jo. One and only. Bet legenda tikrai čia visi. Realiai. Bet ką jam pasakyti, žinau. Labiau žinosim, kokie girbus. Vienintelis tos profesijos ar to amato atstovas, aš net gal taip įvardinčiau. Tikrai turi būti daugiau. Nu, bet jeigu ir daugiau yra, tai jį kopijuoja. Šokėjas ar kaip? Nu, taip, pagrindinės gatvės šokėjas. Nelabai yra kur daugiau Laisvės alėjai. Nu, ar matėt? Ne. Nemačiau. Laisvės alėjai muzikantų tik tai yra. Taip, gatvės. Irgi pagarba. Visą laiką mėgstu paklausyti. Tai va sustoju ir klausai?
Ne, nu būna, tai kas gerai groja, tai man patinka. Mm. Gyva muzika, pavyzdžiui, jeigu kad ir keliauju kažkur kitą šalį, pavyzdžiui, nuvažiuoju ir tokia būna. Kažkas pagroja, stapteli. Jo, nu tokia vaibo, žinai, suteikia. Ypač senamiestį kažkur, va, kažkas groja. Okay. Nu, įdomiau kažkas. Aš tai niekada nesuprasdavau. Man tai atrodo, man tai nepatikdavo asmeniškai. Kodėl tau, ką požiūris, kad čia tiesiog išmaldos prašo kažkaip, ne? Nu jo, link tokios pusės, nu, man Okay. negražiai atrodo, bet yra didžiulė pagarba, nes tu turi vis tiek, nu, man toks, nu, aš iš tos išmaldos pusės žiūriu, man atrodo, kad turi, tipo, nusileisti ant tiek, kad biškį jėgo padėti šoną ir va, dabar Bet čia vėl, žinai, būna tokių, kur, nu, tiesiog ant kelių atsiklaupia ir va taip, va, žinai, sėdi ir laukia. Bet čia yra ant tiek sunku, tipo, Tie, aš kurie negalėčiau. instrumentu groja jo, tie, kurie tiesiog atsiklaupia faktas, ten jau turit savo, Ten dar turi žiūriu. padėti į šoną visus jėgo viską. Tie, Ten kurie dar instrumentu groja, nu, okei, gal jie šiaip kažkokie keliautojai, keliauninkai ir, nu, okei, ten Jo. Aš tai papildomo iš kitos akcento pusės pasidėti. pažiūrėčiau, jie tiesiog ateina, mėgsta grot, žinai. Arba Ir jo, vienas praktikuojasi. groja, nu neįdomu, bet jau, išeini į gatvę, gal kažkokie bendraminčių, žinai. Esu girdėjęs ne vieną istoriją, kad va, kažkas susipažįsta, galbūt sukuria kažkokią grupę, kažkas Na, pradeda grot, žinai, kartu, sako, va, tu gerai čia groji ir taip toliau. No shit, kai buvau Rygoje, čia, nu, keletą kartų šią vasarą ir mačiau Rygoje, tarkim... Weird No, flex, no, 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 Weird flex, sorry. Gerai, kad paminėjau, Sorry. Gerai, kad paminėjau. Tuos Keletą kartų mačiau, kad Rygoje ten, man atrodo, senamiestį jaunimas susirenka, tiesiog ten ant laiptų tiesiog pasiema ten gitaras, dar kažką būgnus pagrot ir jie ten žemina, nu, tipo random groja ir, nu, irgi ten kažkoks community, tarkim, renkasi, tai čia irgi paantrinimas. Nu. Kai keletą kartų buvo ir abiejose kartuose irgi buvo, ne? Matau, laukėt jau ant šitą. Atsiprašau, 2 kartus. Tai Nu, pasakė. tai viskas. Tai gerai, keletą kartų vis tiek jau. Įeina. Ne, bet čia Gerai. porą kartų, ne keletą. Ui! Fake news iš karto. Nu, bet gerai, bet kai porą kartų buvai tai Rygoje, tai smagu ten buvo, patiko tas paklausimas. tau? Nu jo, jo, Ja, bairis. visą laiką buvo, ne? Bairis, Abu nu ne, kartus buvo. ne toj pačioj vietoj, Bet, bet, nu, apskritai buvo. Ja. taip buvo, kur tiesiog grupelė susirenka, netrodo, kai, tarkim, dalis ten jau būna matytų pažįstamų, kiti atrodo, kad ten, okei, random prieė, ten viena grupelė, kita grupelė ir ten jie, ne tai, kad music battle, bet, nu, tipo, tiesiog. Nu, Nu, okay. sakau, man nepatinka, bet man didžiulio pagarba tie žmonės, kurie gali tai padaryti, nes aš negalėčiau padaryti. Nu, tiesiog man neišeitų. Be šansų man būtų padaryti. Nėra pas mane tiek, nežinau, drąsos ar, nežinau, tiesiog, kad nusileist ant tiek, žinai, nu man tiesiog nėra. Tai būtų negalėčiau. challenge'as čia tau. Belia koks challenge'as būtų, bet labai didžiulio pagarba, kurie žmonės tai sugeba. Wow. Padainuot, pavyzdžiui. Nu, Dainą. ar, kai aš nemoku dainuoti, čia iš viso. Nu, jo. Bet tiesiog dar muzikuoti ir taip toliau, nežinau, labai. O jeigu podcastą gatvėj? Oh, damn. Bebūtų prikolas iš tikrųjų, bet labai būtų čia panašu kaip, nu, ne, labai būtų, nu, nežinau, nejauku, toks būtų įdomus experience. Žiūrint dar kur. Kaip suprast? Nu, žinai, ar daug žmonių, kokia Jo. atmosfera, žinai, ar kažkas Miesto praeidinėja, ar centre. kažkas Kelintą valandą prie barų, ten judriausiai kelintą gatvėje. valandą. Kelintą valandą, žinai, ten kai 2 valandą, ten visi prigėrė, ten žinai kas būtų. Bet ir kontentą galbūt. Kontento tai būtų, bet ten, žinai, Čia- susimuštume su kažkuo. Bet tada jau dar būtų- reikėtų laikyti jau vieną maiką tokį jau svečiui. Svečiai, net, man atrodo, ne, nu nežinau, gal reikėtų, žinai kiek tas. Bet aš manau, greičiau būtų muštinės prasidėtas, negu ten kažką padiskutuoti. Va. Nu, Nes tiesiog nežinau. kažkas prisikabintų, norėtų tipo, kažką parodyti, tipo, o ką jūs čia darot, bim bim bam bam, poro žodžių vienas į kitą. Kada esi matęs muštynės? Kur? Kaune, mieste. Per mažai gal išeinu. Nu jo, bet kiek va išeini, tai aš neatsimenu net kada jau mačiau. Nu, bet žinai, žmonėm... Gal nepapuola tiesiog, bet šiaip, Faktas, nu nežinau. Bet yra buvę mūsų užsiroję ten, atsimeni, porą vaikinukų ten. Nu yra buvę. jau. Oi, mes Per čia plauką, čempionai. per plauką ten, Buvo Lietuvo čempionai ten, na, paėmėm. Tai kažkaip ir sakė, boksą ar kickboksą, ko ten. Nu, jo. Tai aš mačiau, tas vienas prikolino vaikinukas. O tas kitas kažkaip... Kepurė ten kažkaip. Kažkas su kepurė ten. Prisikabino ir jis ten pradėjo. Ten, o, davai. Nu jo. Na, Yra žinai, ieškančių konflikto. Bet Bet yra. jaunimas yra labai suagresyvėjęs, pastebėt? Nu tokie labai, kai kurie tai tikrai daug sau leidžia. Yra.
pavyzdžiui, parduotuvėse ar dar ten kažkaip tai pasižiūri, taip tikrai. Per daug. Per daug Nemandagus gal tokie. Labai, Jo, labiau to. momentas. Bet svarbiausia, žinai, kas yra? Aš sakyčiau, kad tas jaunimas ir, kai sakau, mūsų amžius, jie nėra ant tiek kieti, kiek ta vyresnė karta. Jo. Šį kontroversiškai galbūt, žinai, kažkam nepatys. Ne, bet gal taip ir yra, kur, jaunoji karta gal šiaip vargo nematė. Va būtent, žinai, jie nematė, kas yra rimta, žinai, ten, pavyzdžiui, kai sakyčiau, dar mūsų kartai sako, kad čia mes čia, ir dar net vyresniem, kur mes čia laisvės ten tuo laikotarpiu užaugę, dar senesnė karta už mus tokiais, jaunimėlių laiko, tai dabar mes irgi tokie, dar tokiam gal pereinamam laikotarpiu, kai užaugom, dabar tie iš vis laisvėjai vaikučiai, mums tie iš vis atrodo tokie, pasileidę nemandagus, nežinau, neatsakingi ir taip toliau. Bet žinai, tas muštinė, jeigu muštinės matytum tarp to jaunimo, dar jaunesnis žmogus, tai man atrodo, jiems būtų toks, nežinau, baisus, kažkoks elgesys, man taip atrodo. Gal. O ten, kai anksčiau būdavo, tai ką ten būdavo muštinės? Kasdienybė ten būdavo iš Bet viso. tiesiog būdavo daug pažiūrėt. Aš Per ilgiausią pertrauką. atsimenu, buvo ta muštinės ten pas mumis kieme, ten vyresni aš. Būdavau kartais su vyresniais tokiais, tam kuris 3-4 metais tokie, žinai. Ir jie tipo mušė, žinai. Tai nuėjau namo, pasiėmiau piknik lasdelių, grįžau ir jo, piknik valgau ir žiūriu. Muštinės. Kaip kino teatre. Bet man buvo kokie 8, sakyčiau. 8 arba 7, pirmą, antrą klasę. Ir atsimenu, savo piknik valgau. Ektas. Core memory. Realiai. Gerai, žiūriu, atsimenu, įsižiūriu. Aš užkandžių turiu, jau pasiruošęs. Bet čia ypatinka kovos sportas, pažiūrė dabar, pavyzdžiui. UFC man biškai patinka. Dabar, pavyzdžiui, kai aną savaitę buvo kova, bet turėjo būti gera kova, bet iš tikrųjų nebuvo gera kova. Stanionį, pavyzdžiui, pasižiūrit? Ne, nelabai. Bet sekate, Jo, pasieku, bet nėra, kad žiūriu labai. Bet norėtųsi pažiūrėti iš tikrųjų. Bet Samaci, man atrodo, naktį man Arenoj, man atrodo, dabar bus, ne? Jo, kažkas bus. Įdomu Bus visai dar būtų. vėl Dainų slėnį, man atrodo, tie Utmos. Utmos. Į tą pirmą kartą norėjau eiti. Aš irgi norėjau. Ir blemba, turėjau bilietus jau ir žiūriu, kad man dirbti iki vakaro. sau. Kaip sėd buvo. Žiauru. Aš norėjau ir aš dar šitą parašiau, nes tu turėjai, aš būčiau šitą supirkęs, bet kažkaip aš buvau svečiuosi ir kažkaip vėlai pasižiūrėjau. Aš gailiuos. Nes aš ir Visai norėjau. visai nais. Ten Tarzaną kiek per porą minučių, ten bam irgi. Ten irgi padaryta, kur, irgi random dar žmogeliukų irgi atvaro pasi. Na, bet tada tai kažkaip numušo visą upą, aš norėjau pamatyti tokią. Jo, bet žinai, reikia irgi padaryti kažkaip, kad pritrauktų irgi didesnę dalį publikos. Nu, Jeigu rimtom kovom, žinai, irgi ne visi domisi. Nu, tas tai jo, bet aš norėjau tokį gladiatorių tipą, žinai, Jo, ten slėnį, ten taip aplinkui. Na, jis ir šiaip labai gerai pateikta, Dainų slėnį, grynam oro, gražu ten sutvarkyta, tikrai nais. Tai aš to ir tikėjausi, dėl to aš ir norėjau, bet jeigu čia tokie yra, kad ant prikolo kai kurias. Buvo, bet ten 1-2 kovos Okay, tikrai. Jo, tikrai ne main event. Ant pažvengimo. Dėl bairio. Bet žinai, čia dėl to, kad daug žmonių pritraukto jaunimo visokio. Ir tik tokia daro visi pasišėrina ten kažką ir Jo. daug žmonių iš karto iššauna. Tai va, tai taip ir buvo klasės mano, kur atostogauti ir čia taip nuėjom, tu net nesakyk, kur atostogautum. Bet tai Pirs ten irgi, joko forma. Nu, čia kaip fona, bet jau viskas priėmė. Ne Kretai kokie ir dar kažkur, ne Tailandė, o... Jo, viskas sudėliau pagal biudžetą. Pagal Unlimited. Jo, Unlimited tai jau, geras variantas. Geras, rimtai. O tai kaip man dėliot su Ne, Unlimited? tai darykim. Unlimited, sakėgi. Svajonė, svajonė, bet ne crazy, tipo, ar tu laimėsi dabar milijoną, ar kaip čia? Kaip tas bičas Kėdainiuose, kiek ten laimėjo? Neatsimenat? Iš viso. Damn. Gal ir tokis, arba užsidirb gali. Bet labai. Reiktų. Bet čia yra tas labai išpūstas dalykas, žinai, kai dabar yra su to jaunimu, kad čia visi pastarysim pinigų, čia visi realiai milijonieriai, multibusim. Jo. Ir čia tikrai nėra taip lengva, žinai. Nėra taip lengva iš tikrųjų. Ne, bet Donatui duodam vis tiek Unlimited. Nu, bet tokie kažkokie Proto ribose, Proto ne? ribose.
Bliam, aš girdėjau ir mačiau, kad ten jo, Tailande, vat, tipo, ten papigiam, ten lušnelę kokią įsinuomot, aišku, skrydžių bilietai gal brangesni, nu į porą, kai tilpus, ten kokiam mėnesiukui mielai nuvaryčiau pagyventi lušnelę ant jūros. Kodėl kranto. lušnelė? Vėl aš, tu biškai Žinau, Vila, nu. kukliai, man Nu, stogo. tai unlimited, vis tiek stogo duodam virš jam. galvos reikia. Ar tiek brangiai ta bus vila ten? Ką žinau, ant maisto kokią ten prataškyčių, gal daugiau visko. Nu, tikrai ne ant maisto. Papigėtas prataškyt. maistas. Tikrai ne ant maisto. Nebuvo. Užsakys paną, gaus bachūrą. Garim. Vaga dėl Tailandą. Vaga tą maikutę reiškia. Va, prasimušė. Rūkama maikutė viską mums pasakė apie Tailandą. Oi, koks geras setupas buvo. Oi, setupas koks buvo Bet geras. pats pasirinko unlimited biudžetas į Tailandą. Setupas buvo. Į lušnelę jis jau lekia iš karto su savo rūžavais maikutėm. Oi, tiks. Tokias tik ir gaunasi. Net panas normalinis neprieisi, o laik iš karto ten transformeriai. Transformeriai užšoks pastoviai. Damn. Ne, nu bet pats pasirinkai, nu. Ne, tai jo. Būtum pasirinkęs, pavyzdžiui, Australiją, bėg ten per Australiją. Ką ten su kengūrom kalti? Prabėg. 6000 ar kiek. Skersai Australiją, unlimited biudžetas. Bėgu, vandens randi. Bėgu, Paveža dar o kažkas. dušas yra. Jo, nusiprausi. Visą laiką batukai švarus. Bet unlimited Kojinytės biudžetas. baltos. Paklausykit. Tas vaikinas pavardėtojo lenkišką, ar kokia ten buvo. Nežinau. Ir aš galvoju, prasideda mūsų fake Lithuanians. Bet aš kažkur žiūrėjau tą vieną video apie jį, kai buvo darę. Ir aš pasižiūriu, ten vieną treniruotę, kur buvo darę žiemą. Tai aš žiūriu, ąžuolinę, kur nelaksto. Tai man atrodo, jis iš Kauno yra. Nu, reiktų Nu savo. ir blogą reputaciją mūsų miestų čia daro. Su tokiam nesąmonėm. Dėmė. Bet nežinau, ar iš Kauno, bet bėgo ąžuolinę žiemą. Ne, tai tas treniruotės gali pasijungti po visą Lietuvą, jeigu tu esi kažkoks, žinai, Nu gali, bet man Entuziastas. O, tai kodėl tu ąžuolinę čia mūsų treniruotės? Skaneris ąžuolinė pas mus. ne, tai kaip tu jį užblokuosi, Ne, kad nu, jūs neįvažiuosi. blokuosi. Bet tada gal dar nebuvo skemeris. Vis laiks nebuvo, ką aš šiek žinau. Aš Iš to video tai baisiai ten, jis, nu, E, paslyst ant kiekvieno savo challenge. Bet va tas ir yra. Aš kai pirmą kartą jį išgirdau, tai aš galvojau, o jis ten bėga ir paskui mačiau biškį heito, gal kažkaip skrolinau, aš nelabai žiūrėjau ir galvojau, o, tipiški lietuviai. Haters Tas- gonna hate. Jo, haters gonna hate, oi, heitina, žinai, kad lietuvis kažką daro. Ir aš paskui kažkaip, op, ir užėjau ant YouTube išėjo tas video ten, kaip ten tie vadinasi, tas labai žinomas kanalas. Lentyna kažkaip. ne? Kažkas tokio, nu nežinau. Nežinau. Ten žiūri per 2 dienas 200 000 jūs ar kažkas tokio. O, pasižiūri, nu, o, ko čia yra tiek daug. Ir pasižiūri, iš tikrųjų ten skameris baisus buvo, aš galvoju, už manęs jau keitina, bet žiauru, ką jis ten. Bet Donatas pasirinko Tailandą. Nu, Tailandas. O tu? Mr. Thailand. Aš kur pasirinkčiau? Prisiduodu. Čia jau turėjai laiko dabar apgalvoti, tai Jo. jau turi gerą šautą. Ne. Matai gerą atsakymą pavyzdį ir blogą jau. Ne, nu, bet čia ne kažką buvo, Nina, nežinau. Fainai. Nežinau. Man reikėtų varyti ten, kur buvo skanus maistas. Aš gal į Ameriką norėčiau vis tiek. Skanus maistas. Bet gerai, Nu, bet tiksliau. daug visokio maisto yra Fast daug. foodas. Nu, tai Fast ten, food, cukrus. bet ten Meksika, nu ten tiek yra visokių, iš visokio plauko žmonių yra, kad ten visko gali pavalgyti. Meksikietiško maisto, ko tik nori, ten Azijos, ne. China Azijos. Towną, ne? Nu, ten iš Antarktidos turbūt gali pingvinų pavalgyti. Nu, ten iš visokio pelių ten prisirinkę tų žmonių. Bet Ten po visko. mėnesio grįžtum, tai net pažįstamas. Būtų Tai man bulking season. Gerai, man sunku užmestą svorį. Tai žiemą. Balk. Žiemą reikia tada Ne, varyti. vasarą, aš noriu šiltesnio oro. Bet tai balkas, tai Koks vasarą. Balkint žiemą Koks reikia, skirtumas? jo, jo. Nu, Koks ką skirtumas? tu po to grįžęs prie žiūruko čia veiktum pas mus? Gerai, 9 serių, tai ką čia, 10 simėsių 100, tai čia nebus tragedija. Ne, nu jau Biški būtų bus, žiaurus. biški bus. Čia jau nežinau. Mes. Biški bus. Mašina. Lašinių. Fūra. Lašinių. Įmonė. Bet būtų, Amerikai įdomu tikrai. Norėčiau. Bet tai čia Dream Destination tavo? Nu, Atostogų gerai, Amerika? jo, Amerika, bet Amerika irgi platus Tai taip, dalykas. dėl to jo, ir visą dabar- eksplorinčiau. O, Nu, ne damn, visą, bet okay. daug norėčiau pamatyti. Tos ir Nu, Las Vegas, top 10 jo, New valstybių Yorką. bent. Prasuk norėtum? Nu, New Yorką ten visokių, žinai, pamatyti. Aš norėčiau amerikieško futbolo varžybas, bet tada vasarą biškai sunkiau būtų. O į futbolą? Paprastą futbolą? Nu. Sokerį.
Ką ten žiūrėt pas jas? Ne, nu šiaip paklausiu. Ne, tada Europą, nors tada žiūrėt futbolą normalų. Kur geriausia Europoje žiūrėt futbolą? Tai ką, čempionų lyga ar tiesiog Ne, nu šiaip. Kur tavo dream tipos norėtų? Dream? Nu. Tai aš jau padarė, ne? San Siro? Jo, Milano. Ok. Bet tada norėčiau apie 100 komandą arba čempionų lygą kokį. Jo. O jeigu Ispanija, nieko gero? Nu, tu vis tiek norėčiau, vis tiek labai geras. Vokietija. Kur geriausias palaikymas? Ultrai. Vokietija. Vokietija? Jo. O nenorėtumėt į Eurolygos, ten kur yra Partizano? Ar kieno Jo. ten? Kašin. Oaka, ne? Ką šiandien? Ne Oaka tai Panathinaikos kur. Nu, bet vis tiek ten atrodo rimta. Nu, rimta. Norėčiau. Bet gerai, perinam tą sportą, nes nežinau, ar aš noriu apie tą sportą labai kalbėti, ar tu nori įsiplėsti labiau. Nežinau. Taip tiesiog paklausiu. Ne, nu, dėl to atmosferų ten visokie yra labai, bet... Apie Lietuvos rinkinį galim. Ja, tai ką. Neįtraukta į sąrašą. Nu, ne. Iškart viskas, jau antrą kartą mane skipina. Ne. Tai išjungkit tą mikrofoną, gerai? Suviniokit tą laidą jo mikrofoną, kas nors. Okei, palatai. Ai, Dušios stiklinės gal padarom pertraukėlę? Šiaip tai reiktų. tai- Aš tai manau, kad reiktų. pertraukėlė. Demokratija. Valandą dar davė. Pračekinam, ar viskas gerai? Burna džiūsta, aš jau jaučiu, man gerklės skauda. Nu, Per okei. daug šneka. Per Gerai. daug. Apie Gerai. Tailandą užsisvajojam. Gerai, Pertraukėlė. padaro, Lena, pertraukėlė tada. Vis vienu metu? Yeah, buddy! Like, wait. Lightweight? Kai gymė pasileidė? Ką? Tipo Lightweight, kaip jo. sakytų? Motyvacinius kažkokius. Ne. Ką, SoundCloud'e. David SoundCloud'e Goggins. yra gerų, kur ten. Yeah, buddy, ir ten metalas pradeda. Jo. pasileidė? Vieną, du turiu. O tik jas tada būna, tai kas sprogti. Jo. Ką reiškia jie? Geras iš Ką karto. reiškia jie badė ir metalus? Pama. Jauna metalą. Metalika. Metalika groja. Šlifuoja metalą. Iškart prie priedainio pereina. Bet tai ar kaip tai LT motivuotas dalykas? Su bulgarkė metalą jauna. Bet tai kaip gali motivuoti? Nežinau. Motyvuoja? Yra. Pajungia. Iš karto Ta geresnis rezultatas? ekstra rep, žinai. O ką, tu klausai? Ar be ausinių tu? Ne, sausinė dažniausiai. Ir ką klausai? Podcastas, kartais O, pasileidžiu. damn, nebūna kaip tik, kad, nu, tipo ramina, taip, tipo, lengvai. Ką, aš biškai pažvengiau, ten koks jokinės. Okay. Žiūrim, kokį pasileidžiu. Bet čia reiktų gal pasidaryti tokį testą, žinai. Pasileist podcastą ir paskui pasileist metalą. Koks Su jie body. Bet ir būna, žinai, ir Arba muzikos dar leidžiu. reikėtų kartais parodogint, kur be nieko visiškai. Bet žymė groja muziką. Džymė, jo, bet, nu, ten tipo fonas būna, ten ką, elektroninis koks irgi kartais miksus, ten house paleidžia. Ausuką ištukus užsidėt. Nu, arba Bet tai Su savo mintim. Grinai su savo Bet ką žinau, bet tas ir yra, bet kai aš tai darau, nu, pavyzdžiui, aš kai pradėjau daryti, tai aš realiai nieko negirdžiu, kas vyksta. Nu, aš... Fokusė, full Taip, fokus. nu, ten tiesiog kažkas... Flow būna. state. Jo, ir dažniausiai reikia... Zen tą- būsena. Ir tada tiesiog reikia dažniausiai atsisukti atgal, kas ten buvo, nes ten kažką nugirdai, gal vieną, du žodžius, bet... Pramegojai, ne? Bet jo, nemažai tiesiog praleidai. Bet nežinau, man tiesiog būna mėgėjas podcast'o, ar kartais muzikos, o kartais visai nieko, nes dėdulės ten mano ateina, tai su jais Pabazarinti, Jo, ne? pabazarina, paspartai. Paspotina, jeigu reikia. Jo. Na, Ne vienas dėdulė šiam 5 metų, tikiuosi žiūriu. čia tas pats, kur pasakoja, ne? Jo, galėtų žiūrėti šitą paketą. Šiam 5 metų, bet matyti kokią formą. Šautautas. Šauta už formą. Šeimėjai šančiai juda. Negalim taip gerti visi vienu metu. Jo, mes jau dviesi pradėjom, galvau, nu dalatai kažkas. Žiūrim pasirkę. Tiek to, aš irgi prisijungsiu, visi tai visi. Jisai jau šiam 5 metų formą pakėlė irgi taurė. Ne, bet tikrai šiam 5 metų. Long live the king. Taip atrodo žmogus. Siekiamybė? Taip, šiam 5 metų, nežinau, kaip aš, tik dvigubai didesnis. Arčiau mikrofono gal negirdėjau. Dvigubai didesnis. Už mane. Dėdė. Nu, Aišku, jo. jis yra žemesnis už mane, kokį metrą, gal 7, su biškiu, tai lengviau gal tą formą, žinai, tokia platesnė, kad atrodytų, bet Daugiau vis į tiek. plotį nei ūgį, ne? Jo, bet vis tiek, nu, šiam 5 metų ir pamatyti, kaip atrodo ir krūtiniai, ir rankos, nu, ir pečiai, nu, wow. Bet turi supratimą, nėra visiškas Tai va, old schoolas, ne? Jis yra treneris, A, buvęs, dabar jau nebetreniruoti, pavyzdžiui, mane tik, nu, ten, arba dar ten, kai kurias yra padeda patreniruoti, Draugėlis, ne? bratukas, rodė, bet jis anksčiau treniravo.
Tai, bet... Bet tai gal kultūristas koks buvo? Ne kultūristas jis buvo, bet jis ir anksčiau treniravo, ir klientų turėjo, ir jis ten daug tikrai nusimano, ir jis ten yra rimtų ir klientų turėjęs, esam kalbėję. Tai. Ir įdomus, ir jis daug prisiskaitęs, daug žinių turi. Ne tai, ką aš negalvoju, vyresnis yra ir kad tipo, jau ten viską old school, bet jis ir nemažai tos literatūros, kur dabar, žinai, dar pritaikoma. Atsinaujina informacija, jo, sakykime. Pritaikoma ir tikrai ženkliai daugiau ten žino už daugumą turbūt, kas yra toj salėje. Nu jo, aš čia galvojau irgi apie tą džimo, žinai, ėjimą ir vienas dalykas jo sustiprėjai, padidėjai, žinai, pakeli daugiau, bet yra ir kitų tokių visokių side dalykų. Koks tikslas tavo? Ne, nu bet va, sužinai kažką naujo, žinai. Nu, pavyzdžiui, pasitikėjimas. Man tai ir toksai truputį yra, žinai, eini kažkaip geriau jautiesi, žinai. Tvirčiau stovi ant kojų, kažką gali. Geresnė. Jo, jeigu aš, pavyzdžiui, ryte einu, tai man tikrai užsikraunu tokios energijos likusiai dienos daliai. Bent jau iki pietų, tai tikrai būnu labai energingas. Kelintą eini? 6. AM, rise and grind. I wake up at 4 AM. Motivational. 5 AM club. 5 AM? Ai, tai 5 ir keliais? Ne. 6 keliuosi, 7 iš namų išvažiuoju. Tu kaip tu 6 sakai sportuoju? 6 keliuosi. Okay. Ne, nu bet tas, vat, nu, sakau, tas rytinis, tai man labai pasiteisino. Pradžiai bijojau. Galvau, kaip čia bus, žinai, bet... Ne, nu, ar nepavargsi, ar ten, nu, nežinau, anksti reiks miegotai, nu, ir toksai, žinai, galvoju, bus sunku, žinai. Bet paskui, kai įsivažiuoju, tai visai dabar net ir toksai atrodo, ką čia miegot, žinai, nu, jau kai tą rutiną iššokį. Aišku, tada jau pamiegoti ilgiau sunkiau, bet, nu, nieko normaliai. Ir dėl rutinos, pavyzdžiui, dėl tos disciplinos rutinos, tai iš savo kario, tai man lengviau palaikyti, kad ir yra sunku, negu vėl per naują pradėti. Jo, per naują ženkliai sunkiau. Nu tai taip ir sako, kad negalima praleisti 2 iš eilės, pavyzdžiui, jeigu kažką kasdien... Viena jau per daug. Nu jo, geriausiai iš viso, bet žinai, kai sako, kiekvieną dieną, pavyzdžiui, darai kažką, tai turėjo tokią taisyklę, kad jeigu vieną dieną praleidžiu, tai jau kitą truks plyš padaryti, žinai, nes va tada jau antra ir jau tada prasideda, žinai, ai, tai čia gal taip ir... Užburtas ratas. Nu tai čia visokie tokie ir yra, žinai, kur... Va, artėja žiema, tai čia nusipirksiu membershipą, eisiu į džymą, eina, paskui taip ir gaunasi. Labai jaučiasi, salėje tai labai jaučiasi. Po naujų visą laiką. Labai jo. Po naujų prieš vasarą porą mėnesių. Jo. Labai jaučiasi tos bangos iš tikrųjų. Ir taip galvodavau, gal čia tiesiog yra, žinai, ai, taip video įkelia ir nėra teisybė, bet dabar kai pats susiduriu su tuo, tai pasimato iš tikrųjų. Tikra, kad... Tai yra tikra. Tai va, disciplina. Irgi vienas iš tų dalykų, jeigu eini, nežinau, sakyčiau, daugiau nei pusę metų, tai tikrai jau duoda kažkokios disciplinos. Nu, yra save kažkiek pažįsti, manau. Įprotis įsiugdo vis tiek galvoja, kad okei, tau reikia ir energijos, išsimiegot, apsitvarkyti, nu, ta tokia dienotvarkė irgi aiškesnė, tikslesnė būna. Jo, susidėlioju, nes kaip tu sakai, ir tą maistą tada turi prisižiūrėti labiau. Jo, faktas. Ypač jeigu nori rezultatų. Abs made in the kitchen. Nu va. Čia jau. Ponas mūsų bodybuilderis jau čia. Ne. Wow. Gal į tą galima kreiptis dėl mitybos programų? Ne, negalima. Parašym, gumailą, davai, nusiūsim papačią. Nau, rašykit dėl programų. Kiek programą kainuotų, pavyzdžiui, padaryti? Ai, žinau, tai dabar GPT gali drąsiai padaryti paprastai. Ai, nu, iš tikrųjų. Čia iš tikrųjų. Ir pagal parašai ten kokį sąrašą, nu, aš ten mėgstu tą, nemėgstu to, nu, ir ten bam tau surašo, ten net skaičiuoti nereikia. Basic. Tiksliai, čia GPT dabar tiek darbų gali atimti dabar. Ir salės programą realiai gali sudaryti. Gali, bet vis tiek trenerio tu nepakeis, nes jis tau parodys. Parodys. Ne, tai tas labai svarbu, bet jeigu tu, pavyzdžiui, žinai, kaip taisyklingai daryti. Visą laiką gerai, kai šalia kažkas žinai. Net jeigu ir žinai, kartais būna tokių, žinai, darai ir pats prigauni save, kad netaisyklingai darai. Būnam, bent jau man tai tikrai žinau tokių dalykų. Nu, kažkaip labiau atsipalaiduoji, užsiklausai kažko ar muzikos ar podcast'o, tai jo būna tokių. Jeigu visą laiką būtų kažkoks su treneriukas, žinai,
Nu, bet čia jeigu unlimited budget būtų. Šiaip dauguma net žmonių iš tikrųjų tą trenerį perka, kad, kad būtų budis šalia. Būtent. Kad išlaikytų tą, nežinau, pastovumą, discipliną, kaip sakot, kartais aš tiesiog nenoriu eiti. Bet yra kažkas, kas parašys, davai šiandien susitinkam ir tu tokį, žinai, paktą turi susirašęs ne tik savo, bet ir tam kitam žmogui, kad aš turiu ateiti. Bet čia ne tik. Pirmas dalykas, pavyzdžiui, panom, ypač saliai, tai jos ten realiai vos ne kaip su bičiuliu, žinai, bendrauja su to treneriu arba trenerė. Labai daug tokių, aš su manęs, dažnai labai daug plepo, vos ne kaip draugelis. Psichologas, žinai. Tai bet čia daug profesijų gali pritaikyti, barberiai lygiai tas pats, ateini, išsišneki, pasišneki ten. Ir tada antras dalykas dėl to trenerio. Tai jis duoda tu tokios koncentracijos, žinai, jeigu tu eini į šoną kažkur, pradedi per daug gal kalbėti ar ką, ir jis galite, davai susikoncentruok, davai kažką kitą. Ar tu kažką atsipalaiduoji, papirkolinai ir žiūri kažką blogai darai, ir jis gali bišķi tokio duoti impulso. Nu, vis treneris turi tą tokią, kad koncentracija tavo būtų, kad būtų intensyvumas tas darbo. Bet kokiu atveju gerai, tai čia nėra diskusijos. Tikrai pliusą, bet kokiu atveju. Faktas. Kad ir tu esi... Su treneriu tikrai geriau negu vienam, jeigu daryti. Faktas. Ar esi sembuvęs, ar esi... Ypač jeigu esi naujokas. Nes dar ir parodo, kaip ką daryti. Ir šiaip tos pirmos, pavyzdžiui, dienos, žinai, nueini. Viskas nauja, nieko čia nežinai. Nedrąsu net būna, kažkoks social anxiety, dar kažkas, kažkoks žmogus, kuris, kartu padeda. Terminų duoda. Gerai. Ai, va, ir va. Anglicizmai. Žiūrėk, bet šiandien, kai važiavom su tuo žmogeliuku, tai jis man ir sakė, pavyzdžiui, dėl to viso, kad Lietuvoje yra labai daug anglų kalbos. Nu, žinai, tokių daug terminų, ne tik terminų, bet labai yra tokių slengo. Angliško, va kaip dabar. Slengo Lietuvoje labai daug kas naudoja jaunimas. Bet žinai, lygiai tas pats ir rusų ir anksčiau labiau naudodavo, žinai, tokio... Nu tai vyksta perėjimas kažkoks. Perėjimas, bet iš tikrųjų... Kartu kaita. Bet norėtųsi, kad kuo labiau lietuviškai, bet iš tikrųjų kai kurie terminai net sunkiai įsiverčia į lietuvišką kalbą, žinai, tai... Man tai vienas yra labai gerai patikęs išverstas anglicizmas į lietuvių kalbą, kai, nežinau, ten man atrodo, mėminis VLKK puslapis yra įrašęs, ten tokių pasiau kiek smažodžių, man atrodo, vertėjiškumą. Tai rodogint lietuviškai būtų atšūninti. Ne, yra kai kurių, bet tikrai, aš tai irgi pastebiu, ant savęs, kad kai kur tikrai jau per daug, žinai. Per daug. Bet, pavyzdžiui, tas irgi davai. Tai irgi toksai jau... Naudoju, šiandien naudoju. Jo. Yra tas toks. Bet nagi tokia graži alternatyva. Nagi. Bet kažkaip ne taip, žinai. Tai vat ir... Per daug moksliukiškai kažkaip atrodo. Kažkaip ne taip. Tokia per mažai tokio... Ne ta intencija. Jo intencijos nėra tokio, žinai, tas davai. Toksai agresyvesnis. Nagi tai toksai. Nagi, ką čia šūnių keitė, čia kažką nesąmonė. Bet žinai, reikėtų, manau, ieškoti alternatyvų, nes esam ir taip maži, ir po truputį nykstam, bet kokiu atveju. Unikali vis tiek kalba. Labai unikali, istorinė, ne kažkokia tai, žinai, paprasta, tai reikėtų ją vertinti ir vartot, kiek įmanoma. Taip. Bet, sudėtingiausia su tais terminais, kur yra, čia kažką panaudoji angliškai ir jau tada ieškai lietuviško atitikmens. Galbūt tą patį galėtų lietuviškai tiesiog pasakyti, bet tiesiog kitaip. Bet sunkiai įsiverčia kai kurie. Ir gal tai dar turi daug įtakos, kad, labai daug anglų kalbos, šiaip pas mūsų, kas sakė, vaizdo įrašai, dar kažkas, ta socialinė medija irgi iš anglų kalbos ateina ir, kartais tiesiog su bendramžiais daug paprasčiau bendrauti, kai pasakysi angliškai, jis puikiai žinos, ką aš turiu omeny. Tas social anxiety, pavyzdžiui, tai žinai, gali sakyti ten versti pažodžiui kažkaip, bet tiesiog baimė bendrauti, pavyzdžiui, taip. Galėtų būti, žinai, puikia alternatyva. Bet tai gerai šiaip, bet gerai įsiverčia. Kaip ir jo, bet čia, toks vienas retesnių gal pavyzdžių, taip. Kur kitais atvejais, Bet ir žinai, bet kai kuriuos ir sunku išvers, pavyzdžiui, buvo giminių valės, atsimenu, žaidėm ten fuliukas su tokiu jaunimu ten, su tom giminėm.
Ir aš atsimenu tokį vieną įmušiau. Ir ten vienas vaikas, nu nežinau, kaip 12 metų, žinai, pribėga prie manęs ir jisai, Sigma, Sigma, tu esi Sigma. Ir aš sakau, kas tas Sigma? Aš žinau, kad ten yra, žinai, ten Alfa, Beta, ten Z ar koks ten dar yra. Ir ten, žinau, kad tas Sigma, aš nežinau tik kuri, žinai, yra. Ir sakau, kas tas Sigma, žinai, tipo, bet aš galvoju, tikriausiai gerai, žinai. Sako, jo, aš tipo, ir jis man, tipo, žinai, bando. Tu esi jis. Jo, jis man tai sakė, tu esi jis. Ir aš, jis. What the fuck, kas tas jis? Ir jis sako, tu esi jis. Tas pasirinktasis, tu esi vienintelis ir nepakartojamas, ane? Nesąmonė, bet tu esi jis. Kas tas jis? Interneto kalba. Oi, nesąmonė. Na jo, bet čia, žinai, sudėtingas tas, kur pereini iš interneto Jo. ir, Nes- pavyzdžiui, papasako tėvam va šitus dalykus, tai dar sudėtingiau. Daug konteksto, čia labai daug konteksto reiktų įterpti ir jo, mūsų kartu jo, mes dabar gal jaučiam dar, kad naudojam šitos dalykus, jaunimėlis iš vis gal, nu, jam čia jau toks, nu, įprastas dalykas, jie net nejaučia, kad čia yra kažkokie tai, nežinau, anglicizmai, dar kažkas, jam tiesiog bendrinė kalba čia skaitosi. Nu jo, bet čia gerai, kad paminėt, žinai, dėl tos lietuvių kalbos, manau, Taip. kad puoselėt. Ir kad būtų populiaru tą daryti. Mm. Nes kai anksčiau ten irgi būdavo, nu, daug anksčiau. Aukštuomenė kalbėdavo lenkiškai, žinai. Taip. Tai dabar pas mus tas yra populiarumas, va, įterpti anglišką kažkokį, žinai. Ten, kai būna pasiklausai, nu, ten kas trečias žodis angliškas, žinai, kur ten jau labai, Vilniui ypač. nu, tarkim. Nu jo, taip, dažniausiai. Bet, pavyzdžiui, Bet tarp jaunimo pas jaunesnių. mano dėduką, man atrodo, jo ten močiutė ar kažkas nesu girdėjęs, kad yra kalbėję jie lenkiškai. Ir jie kažkaip taip ir nustatė, kad tipo, jie buvo, ale kaip tipo pretučio ar kažką tokio, tipo bajorai ir kažkas. Nes tipo, jie lenkiškai kalbėjo, lietuviškai tipo nekalbėjo. Nu, čia tuo momentu, man atrodo, kad... Crazy fact. Net nežinau, O, weird flex, but ok. Ne, bet kaip tipo lenkiškai. Žiūrėkite į mane. Ne, tipo Kalbėjo kaip. lenkiškai. Prie mūsų stalo yra bajoras. Bet kaip tas yra, tipo lenkų kalba. Jeigu aš būčiau tuščias, tikrai su jumis nebūčiau. Oh, well. Būčiau su Andriu Teitu visą. Nori sten, jeigu ką. Dabar jam atjungia mikrofoną. Būčiau su Andriu Teitu visais. Andriu Teitu, su kuo dar būčiau? Bet va, Su Ronaldo. pinigai ir išryškina žmonės Tai iškart. Tik gaučiau pinigų, su jumis nebūčiau. Statusas. Nu, iš karto pasirodo. Tik pasakė, kad jis yra jis. Sigma boy. Negalim susikalbėti jau visiškai. Man užteka tik pasakė, tu esi jis. Op, viskas. Sigma boy, turčius, viskas. Jo, nu bet grįžtant prie mūsų tos gal rimtesnės temos, kad jo, lenkų kalba būdavo, čia kaip mes buvom tam Commonwealth, kaip čia lietuviškai ten. Commonwealth, bet... Kaip lietuviškai? Aš vis nežinau kaip, ne, kaip ten. Abiejų tautų Tautų respublika. va, Jo, bet- taip. Bet ar taip ir įsivaizduoju? ATR, taip, abiejų Taip, tautų taip, respublika, taip, ir tada jo, ir šiaip lenkų dauguma buvo, dėl to ir turbūt primta Taigi buvo. vieni ten kažkokiu 100 metų ten buvo dauguma ten. Taip, dėl ko ir sako, ten Dabar gal irgi. Vilnius mūsų dar. Nėra. Bet reikia atsiimti tą Vilnių. Lietuvoje yra Vilnius, o nei Kryžiaus Lenkinas- žygių. Nei Lenkinas, nei Rusinas. Mes per bortą. Ne tik, kad mes per bortą. O, Ne, arba jie prisijungia prie mūsų, arba jie eina, arba meta per bortą. kas yra prisijungti prie mūsų? Integruoti žmonės, jie turi būti lietuviai. Nebūtinai, kad... Nebūtinai, Integruoti kaip? Net nebūtinai, kad jie turi pamiršti savo ten šaknis kažkokias ar tą lenkų kalbą. bet Užtenka, kad lietuvių kalbą mokėtų? Turi būtinai lietuvių kalbą mokėti ir jie, nežinau, turi būti lietuviai. Tai jie turi būti integruoti, nes jie čia yra gimę. Bet jeigu esi tu gimęs ir tu vis tiek, ar tau Lietuva nepatinka, ar tu skaiteisi kaip Lenkas, nu nežinau, man kažkaip įdomi. O jeigu rinktinė žaidžia Lenkijos ir Lietuvos, tai kurią turėtų palaikyti? Tai Lietuva. Lietuva. Nu, tai tave užaugino čia visi. Mhm. Ne tik, kad visi, bet tai vis tiek mokytas, taip toliau, švietimo, nu,
Tu esi čia augęs, nu kaip tu gali būti nelietuvis tada? O jeigu mano pavardė Mickevič? Tai važiuok į Lenkiją. Gerai. Ne, nu bet gerai, gal dabar, kai aš pagalvoju, biškai gal negražiai, žinai, tipo, jeigu užaugai būtinai čia turi būti, žinai, lietuvis. Nu jo, kodėl Bet turi turi- viskas būti juoda ir balta, Nu, žinai? jo, neturi, va, gal, dėl to aš biškai galvoju, kažkaip gal negražiai nuskambėjo, bet... Bet turi mokėti lietuviškai. Lietuvių būtinai, nu, tipo, Lietuvoje užaugai, gimiai, nu, tai... Ir jeigu dar čia privalo. nori pasilikti, tuo labiau. Taip. Čia nesąmonė, kad tu nesimokini lietuvių, tipo, ne, aš Lenkas ir čia man įdomu, ta Lietuva nepatinka ar kažką tokio. Tai jeigu nepatinka, tai ko tu čia? Nu, tai ką, Nu, mink, Duris ten. mink tu ten. nu. Per duris varyk. Nu jo, bet nėra tokio, žinai. Nėra. Kažkaip per tolerantiškai. Ir ne, kažkaip. bet čia yra problema. Kai žinai, kai sako, oi čia Vilniečiai labiau, mes europiečiai, mes esam labiau tolerantiški. Jūs nesate tolerantiški. Problema yra, kad tie tiesiog žmonės nebuvo integruoti normaliai. Va tame yra problema. Čia nėra tolerantiškumo, čia tas pats, žinai, kai būna, kai, nežinau, vaikas koks nors ten rėkia autobuse ir mama sako, tai jis čia toks yra, žinai, čia nieko blogo, žinai, taigi čia tiesiog biškai parėks ir viskas gerai bus. Ne, jis tiesiog nėra, nes tarkim, vaikai jau kokį 15 metų, jis ten isterikuoja, ne, jūs tiesiog, kai mama jos negali suvaldyti, nu tiesiog tu blogai auklėjai tą vaiką. Nu gerai, būna išimčių, visokių ten vaikų yra, gal su negali ar dar kažkas, taip viskas suprantama, bet dauguma vaikų, jeigu ten, ar jie labai keikės, ar kažkaip su tavimi negražiai bendrauja, ir tiesiog, nežinau, nemandagus yra, nu tai čia tavo kaltė, ar kaip tu galvoji, tas vaikas užauga ir jis pats save pasidaro tokį, ne, tai... Aplinka formuoja. Labai didžiulė įtaka ir tėvai yra tikrai pagrindinės aplinkos dalis, tai nežinau, arba tada neleiskit tos mokyklas kažkokias ar darželius, ar tarptų vaikų, jeigu jie nebūna, nes aplinka labai daug ką formuoja. Tai čia tiesiog kad pasiteisinimas yra, kad mes yra, mes tolerantiški, netolerantiški, tiesiog žmonės nebuvo normaliai integruoti į mūsų visuomenę. Tai va čia gal ir reikėtų paskirti tą procentą vietoj kariuomenės. Dalį pirago. Integruoti žmonės. Integruoti, šviest. Bet čia, žinai, Ne, turi bet būti kaip- abipusis Bet čia noras. kaip, bet čia nėra sunku uždarytas lenkiškas, rusiškas mokyklas, kur yra, nu, ten aišku, ten jeigu nori žmonės papildomai mokėti, ar tas mokyklas viskas gerai, bet jeigu ten, nes ten yra šiaip ir valstybinės, kai kurios mokyklos lenkiškos, rusiškos, Lietuvių bet kalbos čia- moko? aš nežinau. Gal moko, Gal kaip antrą moko. pagrindinę moko turbūt gimtąją, bet čia turi Bet- gerai, turi kontrargumentą, ar tu irgi dabar, kaip pasakai, kad norėtum, kad jos būtų uždarytos, ar tu norėtum, kad tą patį padarytų kokioje, tarkim, nežinau, Anglijoje ar Amerikoje, kad, tarkim, lietuvių irgi būna tos community mokyklos, jas irgi tipo, kad Ne, uždarytų. bet jas, manau, žmonės turi mokėti už jas, arba jeigu nemoka, turi kažkaip išlaikyti jas. Nemanau, kad jis yra remiamas. Gal, Aš manau, jis yra remiamas kokių sponsorių lietuvių ar dar kažkas, kas nori turėti jas. Jos bet gal jos- privačios yra. Taip, jo. bet jos nėra remiamos valstybės. O O čia tai pas mus yra remiamas Taip, valstybės? valstybė jas išlaiko. Okay. Va, Tada jo, būtent, va, tame yra unfair. problema. Jeigu Tada tu turi unfair. komercinę ar kažkaip, nu žinai, ar mokė, ar tarkim, kad ir sponsorių turit, kažkas jumis palaiko, viskas gerai. Ir Rusija. gali, nu, tarkim, bet jie gali išlaikyti tas mokyklas, viskas ok, bet jeigu valstybė turi tokias mokyklas, čia nesąmonė yra. Kas čia dar? Nu, tai gerai, irgi dar. Nu jo, Kiniečių atidarom dar, visi tai kiniečių ir mokinas. Nu, bet čia, žinai, reikėtų pasinagrinėti. Nežinau. Na, fact Aš tai checką manau, padaryk. kad lietuviškai turėtų vis tiek mokyti. Negali Lietuvoje būdamas, eidamas Lietuvoje į mokyklą, taigi vis tiek yra ir egzaminai, kuriuos turi išlaikyti. Nu jo, Baigdamas valstybiniai, 12 to patį- klasę. tie Nu, kad ir patys, B lygiu, jo, tai jo. turi irgi išlaikyti lietuvių, jeigu Taip. nori baigti. Taip. Ar lenkų kalba gali būti alternatyvi, tipo, ne, nemanau. Bet aš žinau, kad tikrai buvo pažįstama, kur sakė, buvo bendradarbė ir sakė, mano vaikas nesimokina lietuvių, sako, jis Lenkų mokyklą eina, nes jam nereikia lietuvių kalbos, Nereikia, kodėl. nes jam Lenkų užteks. Vilniui gyvenant. Taip, žinoma, kad Vilniuje. Nu, čia jeigu... Paklaus dar irgi to paties, ar dėl kalbų mokymo. Mokyklinės yra valstybinės rusų mokyklos, taip, Lenkų mokyklos ir taip, ar finansuoja valstybė, taip. Ir tas finansuoja. Bet tai ar moko lietuvių kalbos tenai?
12 klasė. Kuriamas... Nu, bet gerai, jeigu... Lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Nu, bet gerai. Dvi kalbės mokyklos, bet vis tiek lietuviška mokykla ir jeigu tu nori, ten, žinai, kaip būna pasirinkimas prancūzų ar kokie rusų, tai galėtų pasirinkti rusų, jeigu tu nori. Nu, arba iki privačią. Vis tiek nesuprantu, kaip gali nereikėti lietuvių kalbos. Sako, mokausi lenkiškai ir man Lietuvoje nereikės lietuvių kalbos. Tai, nu, man čia kosmosas. Mokės rusiškai, mokės ten angliškai ar dar kažką, ar jis ten nueis į darbą, ten užteks jam lenkų. Tai jeigu lietuvių yra ten 60% ar 65, 66 Vilniui, tai kas trečias yra ne lietuvis, tai apie ką mes kalbam. Nu jo, čia. Jeigu tokia realybė, tai jo. Tokio didumo yra, tai tikrai rasi savo darbą, žinai. Trečdalis, jeigu yra ne lietuviškai. Tai. Nu jo, bet čia reikėtų skatinti kažkaip tada. Skatinti, bet turi pirmą pradėti nuo tokių uždraudimų. Ne tik, kad uždraudimų, bet visas yra... Nebefinansuot. Taip, visas mokyklos. Išliks. Taip. Ne tik, kad išliks. Pasidarykit komercinės ar dar kažką, jūs galite, jeigu norit. Bet įdomu, kaip kitose šalyse yra. Vat, ką Donatas pasakė dėl lietuvių, žinai. Bet gerai, kodėl reikia sakyti, aš valstybės mums ten žiūrėti. Kaip Europos Sąjungos, sakykim, viską sako. Tipo, kitų šalių pavyzdys gali būti irgi, geras pavyzdys arba blogas, pavyzdį, Taip, geras ir blogas, tai galim ir kaip tų emigrantų prisiveš, kaip kokie vokiečiai ar ką. Bet tai gerai, čia reikėtų per savo prizmę pasižiūrėti, čia mūsų akim geras blogas pavyzdys, blogas, gal nereikėtų taip daryti, tai... Esmė atsirinkti. Jeigu nemoko lietuvių kalbos, tai sakau, čia blogas. Kaip? Aš neįsivaizduoju. Čia tarkim, mokyklos užsienyje, kokios yra, ar remiamos, tarkim, valstybės, ar ne? Atsimenu, jeigu lietuvių mokyklą norėjai mokintis, pavyzdžiui, užsienį, tai turėjai OZO, yra OZO, ir ten per internetą mokinaisi. Okay. Tai ten nebuvo fizinė. Bet lietuvių kalba tik tai? Ar visus dalykus lietuvių kalba? Lietuvių ir gal istorija net? Lietuvių tai tikrai atsimenu. Lietuvių. Bet man atrodo irgi, ten užsienį yra būna ten kokia Čikaga, gal kokia Dublinas, Londonas, kur ten daug lietuvių. Taip, koncentracija didesnė. Taip, ten turi tas savo bendruomenės. Bet ir įdomu, ar ta bendruomenė, kaip ir kalbam, išlaiko tą mokyklą, ne tai, kad ten sponsorių prisirinka ar dar kažko, ar ten tiesiog įkūrė kaip ten, nekomercinę, privačią mokyklą, kur moka tėvai pinigus ir kad, kai mokytam algos ir visa kita ir moko tų dalykų, kurių reikia, ar ten irgi kaip mes pas mus Lietuvoje, čia tipo, kai netikėta daro taip, kad valstybė išlaiko tos mokyklos. Atsimenu, jeigu buvo ten OZO, tai buvo nemokamai kažkaip 15 metų. Okay. Bet jokioj kitoj šaly nebus taip, kad aš mokysiuos ir nereiks man tos valstybės kalbos. Čia tai man yra kosmosas. Nuvažiuoju, kur? Pavyzdžiui, kokia Airija, tai nėra privaloma pas juos ta airių kalba. Airija, bet tai čia, žinai, toksai, jie tiesiog ta prasme... Daugumą anglų ten visi kalba. Tai taip. Ne, yra išimčių, bet čia toksai labai slidus, žinai. Vis tiek daug angliškai kalba. Bet mūsų tai labai unikali kalba. Negali lyginti airijos ir anglų. Prioritetas, kad mums reikėtų dar išsaugoti mūsų kalbą. Bet aš tą ir noriu sakyti, yra pavyzdžių ir tikrai nereikia visų imti, nes tokia airijos ar dar ten tikrai yra šalių. Bet aš sakyčiau, mes esam lietuviai, mes norim, kad čia būtų Lietuva ir žmonės turėtų būti lietuviai, gali būti ir emigrantai, jeigu jie tikrai padeda mums čia ir jie yra reikalingi, bet manau, reikia stengtis pasilikti kaip Lietuva lietuviams, nes manau jau yra daug tų pavyzdžių ir Vokietijos visokios čia emigrantų prisikvietusios, Prancūzijos, Italijos ir manau, mes nenorim patapti ir Lietuva, kur ten rusų arba lenkų kalba ir žmonės net lietuvių nesusikalbė. Ar nueitim parduotuvę ir tau kalbėtų rusiškai. Jeigu aš tokį prikolą išgirščiau, tai išeičiau, sakyčiau, pati save ir apsitarnauk, aš išeičiau ir viską, sakyčiau. Buvo malonu susirasti parduotuvę, kur lietuviškai aptarnauja. Čia yra absurdas. Ir prie ko aš čia tolerantiškas, kad Lietuvoje aš noriu, kad lietuviškai su manim kalbėtų. Čia nesąmonė, čia, nežinau, visi turi savo požiūrius, bet man atrodo, kad Lietuva yra Lietuva. Tai taip, ir čia galima būtų pritaikyti visiems tiem, žinai, kaip tu paminėjai, Lenkija, ten, žinai, Ukraina, rusų kalba, paskui iš kitos pusės yra musulmonai, Afrikos valstybės ir taip toliau, tai jiem visiems būtų galima kažkokį tai, žinai, padaryti standartą, jeigu tu gyveni čia 3-5 metus ir neišsilaikai ten kažkokio lygio, tai, tu tiesiog nenori integruotis, tai
kodėl tu čia esi, žinai. Nu tai va būtent, o tai ką tu čia tiesiog ateini išnaudot mūsų sistemą kažką, ar užsidirbti ar kažką, bet yra, žinai, iš kitos pusės daug lietuvių, žinai, emigrantų yra, net nemoka lietuvių, anglų, žinai, ten kokį anglį išvažiuoja, Vokietijas ir taip toliau. Nu nežinau, bet kad ir mūsų lietuviai taip nedaro, nu pavyzdžiui, gal kai kurie nesimokina ten tų kalbų, bet ar jau būtinai turime to pavyzdžiui siekti. Jeigu jie mūsų lietuviai taip neišmoka, bet mes gal norim, kad kiti užsieniečiai, kur atvažiuoja, kad nedarytų tokių klaidų kaip lietuviai mūsų kai kurie, kur išvažiuoja. Nu, čia kaip sakiau, tiesiog svarbu atsirinkti tai, ko mums reikia. Nu, kiekvienas, mūsų kiekviena tai valstybė mažai, turi mūsų jo mažai pavyzdžių, yra. gerų ar Ta blogų. reta kalba, aš suprantu, kodėl mes turim C taip imti ir taigi čia mums taip visus praskies greitai, nu čia įsivaizduoju, čia 2,8 milijonai ir tai lygė, nugi čia ta išnyks tie lietuviai ir ta lietuvių kalba, jeigu tokių mes taip norėsim. Reikia skatinti populiacijos augimą. Nu, bet aš neprisidėsiu prie artimiausių metų tikrai, nežinau. Kodėl? Aš ir sakau, reikia skatinti, bet per daug nenoriu sakyti, nes aš pats nenoriu labai kažkaip prisidėti prie šito, tai... Sunku bus prisidėti. Tai va būtent, žinai, bet žinai, toks jaunimas va iš šių laikų, aš žinau, kad reikia ir Sunki tikrai reikia. ekonominė situacija šiuo metu. O tai tu nenori kaip mieste take one for the team Nenoriu. Tai. už Lietuvą vyrą. Už Lietuvą. Vieną for the team. Trinukus kokius. Norėtum, bet, kad ir norėtum, bet nežinau, man yra biški gal kitokie tikslai ir aš manau, kad biški mane tai gali pristabdyti. Daugam turbūt. Bet žinai, tokie ir gali tikslai sakyti, iš aš biški tikrųjų. savanaudiškai atrodo, nu bet ką padarysi. Nu bet čia išpopuliarėjęs toksai šiais laikais požiūris. Taip, šių laikų požiūris. Karjera, galim taip sakyti. apie save. Ne, nu bet tai ant tiek visur dabar reikia. Individualizmas. Ant tiek Nu. reikia visur pinigų ir šiaip, ne vien tik pinigų, mano yra tikslas biški kitoks, nėra pagrindinis dalykas pinigai. Mhm. Aš noriu pasiekti tam tikrus tikslus ir, nežinau, tie pinigai, noriu komfortabiliai gyventi, bet yra mano tikslai didesni, nu, man svarbesni kai kurie. Na ir šiaip jo, komfortabilę ateitį nori Visi nori komfortabiliai Tada gyvent. jau ateina šeima ir visi kiti dalykai Jo. turbūt. Gal ateis, gal neateis. Tai tu šiai dienai manai, kad šeima tau trukdytų tuos tikslus Taip. pasiekti? Taip. Okay. Nu, bet kai kuriem gal netrukdytų, kai kuriem gal to ir reikia, žinai, bet į skirtingus tikslus, gal kai kurio tikslas yra šeimą gražią sukurti, žinai. Ir bravo, žinai, ten kokius piliečius gali gražius išauginti, žinai, tvarkingus, ten padedančius Lietuvai, žinai. Lietuviškai, kurie kalba. Nu, Kaip minimum. kaimynų. Lema, man atrodo, čia labai graži gaida, kurią galima. Jo, norėjau, kai tai sakyti. Taip gražiai viskas taip. Jeigu dar smooth. nesibaigė vaizdas, nes jau ten įsikrovė. Jeigu nesivargė. O jeigu ne, tai... Gerai. Ačiū Jums labai. Tikiuosi dar kažką žiūri. Like ir prenumeratą. Like ir prenumeratą. Like, subscribe, dislike. Komentarą ką tik kokį. nori žmonės. Kas patiko, kas nelabai. Jo, ir šiaip reikėtų nuo mūsų pradėti ir turėtų visi pažiūrėti savo video, ką padarė. Jo. Nes vienas atstovas šiandien net nepažiūrėjo video, kurio mes padarėm. Dėl algoritmo reikia pažiūrėti. Aš mėgstu dalyvauti. Dalyvavome tai. Exposina. Okay. Gerai. Gerai. Lietuviškai exposina. Išviešint. Išviešint, pateikt. Jo. Išviešint labai gerus skamba. Gerai, Demonstruot. ačiū Jums ir iki kitų kartų. Salut. Nice, pažiūrim. Aš tai manau, kad jūs seniausiai nusprendėte. Blet, ne, aš duodu kokius 2 procentus. Oi, dar veikia!